Tai tada turbūt pradėsim, nelauksim jau čia daugiau vėluojančių. Tai šiandien susirinkom turbūt apšviesti ar prasveilinti vienas dažniausiai maišomų profesijų, tai yra psichologo ir psichiatro. Ir turim su savimi du puikius atstovus. Tai yra klinikinės psichologijos atstovė Marija Klimaitė. Ir klinikinės psichiatrijos atstovas Arūnas Gaidunavičius. Tai šoksim turbūt iš karto prie tokių orientacinių klausimų, praeisim pro juos ir tada tiesiog iš auditorijos klausimus priiminėsim. Pirmas turbūt bus tas pagrindinis klausimas, prie kurio neišvengiamai grįžinėsim visą laiką, tai yra trumpai apibrėžiant, kas yra psichologas ir kas yra psichiatras ir tokį esminį ar porą esminių skirtumų šių profesijų. Tai labą dieną visiems. Ne pirmą kartą dalyvauju diskusijoje apie tai, kas yra psichologas, kas yra psichiatras ir man kažkuria prasme labai yra aišku, tai nes dirbu psichiatrijoje apie 20 metų ir psichiatrija yra medicinos šaka, medicinos kryptis, tai yra apibrėžia jos tikslą, paskirtį ir psichiatro vaidmenį ir skirtumą nuo psichologo. Medicinos šaka, kuri labai yra svarbu, keli principai. Vienas iš pagrindinių principų, kuris yra susiformavęs jau apie 800 metų vakarų medicinoje, tai yra primum non nocere. Reiškia, psichiatro yra uždavinys pirmiausia nepakenkti, kaip ir kitų gydytojų, o ar išgydys jis tą ligą, ar išgydys jis tą sutrikimą, tai jis tokių įsipareigojimų visuomeniai neduoda. Ir etikoje, ta prasme, svarbu tikriausiai ir nebūti per daug optimistišku ir pacientam ar jų artimiesiem neduoti tuščių pažadų, kurių tikrai negalėsim išpildyti. Kita vertus, psichiatro vaidmuo panašus yra kaip ir psichologo tikriausiai įskiepyti viltį žmogui sergantiem nesunkiais sutrikimais, žmonėms, kurie galimai patiria stigmatizaciją dėl psichikos sutrikimų, tam, kad tos stigmos poveikis visuomenėje būtų mažesnis. Tai dėl to čia, man atrodo, tie vaidmenys ganėtinai yra panašus psichiatro ir psichologo. Ir svarbu tai, kad psichiatras, kaip ir kitų medicinos sričių atstovas, jisai turi aiškiai žinoti prognozę, kas irgi yra daug klaustukų keliantis dalykas, keliantis tokia problema tikrai, nes daliai sutrikimų mes tikrai negalime duoti aiškios prognozės, kadangi neturime objektyvių fiziologinių ar biologinių matavimo rodiklių, kurie tikrai parodytų tą. Mes turime psichologinius testus, mes turime psichiatrinius testus, mes turime klinikinį įvertinimą, turime taip pat ir sutrikimų dinamikos supratimą, eigos supratimą ir gydymo efektyvumo arba neefektyvumo vertinimus, kaip ir kitur medicinoje, tačiau tai nuo to prognozė kartais nepasidaro aiškesnė. Taip pat, man atrodo, svarbus psichiatrijos uždavinys, kaip ir psichologijos, tai yra šviesti visuomenę. Tai čia mūsų vaidmenys yra iš dalies ir panašus, bet iš dalies ir skirtingi. Psichiatrija dažnai yra istorijoje susijusi su smurtinėmis priemonėmis, su prievartinėmis priemonėmis, su jų taikymu. Tuo mes labai skiriamės nuo psichologų, nes psichologas paprastai laukia žmonių, kurie laisva valia ateina pas pacientus, galbūt išskyrus kalėjimų psichologus arba dirbančius psichologus tam tikroje baudžiamojoje teisėje ar kitose valstybės sistemose, kur reikia irgi konsultuoti tokius žmonės, kurie nenori to. Bet psichiatrijai tos prievartos yra žymiai daugiau ir dėl to, man atrodo, tas labai svarbus irgi etinis
klausimas, kaip psichiatrija gali padėti žmonėms, kurie tos pagalbos nenori, kaip padėti artimiesiems, kaip šviesti visuomenę. Tai tie švietimo būdai kartais būna panašus, bet kartais būna labai skirtingi ir tos tikslinės auditorijos kartais labai gali skirtis. Taip pat, aišku, visiems kitiem klausytojams, kurie nėra psichologai, psichiatrai, niekaip nesusiję su psi, tai yra labai elementarus skirtumas. Psichiatras skiriasi tuo nuo psichologo, kad psichiatras išrašo vaistus, o psichologas ne. Bet šis skirtumas pasaulyje taip pat niveliuojasi. Globaliame pasaulyje Amerikos psichologų asociacija pareikalavo, kad psichiatrų asociacija leistų psichologam Amerikoje turintiem daktaro disertaciją, tokiem kaip Papaima, išrašyti vaistus ir gydyti žmonės taip pat, nes gydymo metodai, turime suprasti, kad žodis gydymas tai nėra vien vaistų paskirimas, kad psichologinės terapijos įvairūs, taip pat psichologiniai metodai, kurie leidžia žmogui atstatyti kognityvinės funkcijas arba pakeisti jo elgesį, modifikuoti reakcijas į tam tikras nenormalias kartais gyvenimo situacijas, jie yra taip pat labai veiksmingi, netgi daugiau veiksmingi negu gydymas vaistais, bet kartais reikalinga kombinuoti tai ir kodėlgi ne, kodėlgi psichologas negalėtų to daryti. Tai galbūt tiek. Tada papildyčiau šiek tiek daugiau iš psichologo pusės. Tai čia panašumas, tu dirbi su psichiatrais, yra tai, kad psichologai vis siekia nepakenkti. Čia vienas tokių esminių dalykų. Koks yra panašumas, kokie yra skirtumai pagrindiniai. Tai taip čia, kaip įvardino profesorius nemažai jau. Gal dar pridėčiau tai, kad skiriasi pats konsultavimo būdas, kaip konsultuoja psichiatras, nors irgi atrodo yra psichiatrų, kurie psichoterapinės mokyklas yra baigę. Gydymas yra toksai ne tik medikamentinis, bet ir psichoterapinis, dabar jau tikrai daug tokių psichiatrų atsiranda, bet skiriasi pats konsultavimo pobūdis, jeigu taip galima pasakyti, kad psichologas vis tiek daugiau žiūri tokią ilgesnę perspektyvą, konsultavimas yra daugiau giluminis, daugiau apie priežastis. O tik kai dirbu psichiatriniai ligoninėje, mums tas pasidaro pakankamai aišku, nes dirbu psichoterapiniai bendruomenėje, būtent psichiatriniai ligoninėje. Ir ten yra psichiatrų, ir mes esame keli psichologai, tai taip ir pasidalinam, kad psichiatrai daugiau dirba psichoterapiškai taip pat, bet su simptomais, su tuo, kaip tas žmogus su tais simptomais dabar gyvena, o psichologas daugiau dirba apie tai, iš kur tai yra, kodėl taip susiklostė ir kaip čia dabar toliau gyventi jau be viso to. Tų priežasčių. Kitas gal dar dalykas irgi skirtumas nuo psichiatro yra tai, kad psichologas turi tokią puikią privilegiją ir gali nediagnozuoti. Jis ateina žmogus ir gali jį žiūrėti taip plačiai, kaip jau su jo asmenybės dalykus atsižvelgti, ir jo ligą atsižvelgti, ir jo praeitį, ir viską. O psichiatras yra priverstas tą diagnozę užrašyti, kad galėtų tą gydymą teikti, nes medicina tokia sistema. Tiek turbūt dabar šiuo metu prisimenu, gal daugiau dar kils. Grįšim tada prie kažko. Labai gerai, ypač kai paminėjo, kad neteikti iliuzijų, kad neteikti kažkokių gal netikrų vilčių. Tai kokios pagalbos žmonės dažniausiai tikisi, kai atvyksta kaip specialistą ir kokios netgi turėtų tikėtis, kokie turėtų būti jų lūkesčiai, kad netektų nuvilti. Kaip ir jūs tikriausiai supratot, kad kalbam apie labai įvairius pacientus ir priklausomai nuo to, kokioje pagalbos grandyje dirba psichiatras, ar tai yra pirminė pagalba, kur, pavyzdžiui, psichikos sveikatos centre gali ateiti bet kas, bet kuris pacientas be nukreipimo Lietuvoje prisirašęs prie to psichikos sveikatos centro, arba, pavyzdžiui, jeigu pacientas yra nukreipiamas jau specifiniai konsultacijai antrinėme lygmenyje, arba, pavyzdžiui, jeigu jis yra konsultuojamas psichiatro jau dienos stacionare arba psichiatrijos ligoninėje stacionare, tai visą tai ir sudaro tą tokią labai margą mozaiką nusiskundimų ir tų lūkesčių, kurios turi žmonės. Tai tikriausiai pirminėme lygmenyje, pirminėje pagalbos grandyje, tai
žmonės dažniausiai kreipiasi dėl nerimo, dėl nuotaikos sutrikimų, dėl somatinių simptomų, miego sutrikimų, kartais dėl piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis, alkoholiu arba raminamaisiais. Ir tos problemos vyraujančios yra ir reikia, lūkesčiai dažniausiai čia yra tokie, kad žmonės tikisi, kad bus pasiūlyti kažkokie efektyvūs būdai, kurie jiems padės sutvarkyti tas iškilusias problemas. Tai viskas priklauso nuo to, kokiai sutrikimų grupiai šitie minėti nusiskundimai priklauso. Jeigu tai yra neuroziniai, lengvi, somatoforminiai sutrikimai su trumpa ligos eiga, su neseniai atsiradusiais simptomais, tai paprastai prognozė yra gera ir mes tikrai tos lūkesčius galime išpildyti žmonių, kad tam tikri gydymo metodai, vaistai arba gydymas psichoterapija arba tam tikras užimtumas, psichosocialinė reabilitacija, visą tai irgi laikoma gydymo metodais, jiem galėtų padėti efektyviai per 6 mėnesius arba per 12 mėnesių, priklausomai nuo to, kiek tie simptomai jau yra sunkus ir kiek jie yra paveikę žmonių veiklą, socialinę adaptaciją. Sunkesniais atvejais, tokiais kaip bipolinis sutrikimas, kaip pasikartojantis depresiniai sutrikimai, kaip nervinė anoreksija, bulimija, kaip šizofrenijos grupės sutrikimai, asmenybės sutrikimai, tokiais sutrikimų atvejais lūkesčiai gali būti labai kitokie ir lūkesčiai gali būti susiję su tuo, kad žmonės kartais ir net neturi jokios išvalgos į savo sutrikimą. Pavyzdžiui, kaip pacientai sergantys šizofrenija arba psichoziniais sutrikimais, jiem yra svarbus kai kurie jų gyvenimo aspektai ir jie galbūt tikisi, kad, tarkim, gydymas galėtų pašalinti galvos skausmus, nors tų skausmų priežastis galbūt yra jų patiriamos haliucinacijos ar kliedesiai. Jie galbūt turi lūkesčius, kad, pavyzdžiui, susitvarkys jų šeimininis gyvenimas, nes bipolinio sutrikimo metu, esant nuotaikų nestabilumui, žmonės padaro labai kartais keistų sprendimų ir išsiskiria, ir susitokia, ir sukuria šeimas arba susiranda partnerius ir vėliau tos santykių problemos jos tampa labai sudėtingos ir nebeišsprendžiamos. Tai tų lūkesčių tokių tikrai gali būti kartais ir labai įvairių, tai labai svarbu transformuoti juos. Mes turime tam tikrą supratimą psichosocialinėje reabilitacijoje, kad jokių būdų negalime pacientui sakyti, kuris, pavyzdžiui, serga šizofrenija, kuris ateina pas mus ir sako, jūs dabar turite mane reabilituoti, tai yra nuimti diagnozę. Arba, pavyzdžiui, aš esu kompiuterių specialistas, aš gulėjau psichiatrijos ligoninėje keletą kartų dėl šizofrenijos ir dabar aš noriu dirbti IBM kompanijoje. Tai mes negalim kaip specialistai sakyti, kad, kadangi tu sergi šizofreniją, tu nedirbsi IBM kompanijoje. Mes turime tą lūkestį žmogaus naudoti kaip tam tikrą resursą ir padaryti jo įvertinimą ir tada jam paaiškinti, kad jam galbūt iš tiesų bus labai sunku tapti geru IBM inžinieriumi, tačiau turėdamas tuos įgūdžius arba turėdamas profesiją, jis galėtų ją pritaikyti kitokiu būdu, kuris būtų saugus jo lygai, kuris būtų tinkamas jo gyvenimo situacijai ir jo socialinė adaptacija būtų tada žymiai geresnė, nes tokioje aplinkoje, kur rinkos ekonomikoje dirbti žmonėms būtų labai sunku su psichikos sutrikimais. Tai vyrų moterų skirtumai dažnai labai būna tai, kad moteris kalba, skundžiasi apie emocinius sutrikimus ir prašo gydytojų dažniausiai išrašyti raminamųjų. Taip jau yra praktikoje, kad pirminėje grandyje šiuo metu labai auga, labai didėja raminamųjų išrašymo skaičius ir kai kurie benzodiazepinai jie viršyje visas įmanomas ribas ir mes šiuo metu jau pasiekėm vakarų Europą pagal benzodiazepinų išrašymą, tas yra labai blogas rodiklis. Vyrų tarpe nusiskundimai dažnai būna dėl impulsyvumo, dėl kartais agresijos, kartais dėl
energijos trūkumo ir neretai dėl krūtinės skausmų, dėl simptomų kūne, kurie vargina kaip psichikos elgesio sutrikimo požymiai. Tai būtų dar apie lūkesčius psichologijai. Jo, nes galbūt dar jau būna platesni, ne tiek kiekybinė prasme, bet gal ir priešiškumo prasme. Jie šiek tiek kitokie, būna iš tikrųjų. Labai dažnai būna, kad ateina žmogus pas psichologą ir turi tokį lūkestį kaip iš psichiatro. Sako, aš čia papasakau per 15 minučių savo gyvenimą, dabar sutvarkyk mane, tu suremontuok. Tai tas dažnai labai būna, kada taip tenka sėdėti ir taip jau kantriai aiškinti, kad čia taip niekas nevyksta, kad problema 20 metų kaupėt, tai ir gydymas užtruks, ten ne vieną susitikimą. Turi tokių lūkesčių nerealistiškų labai dažnai, nepriklausomai nuo to, su kokiom problemom ateina žmogus, nes aišku, problemos baisiai įvairios, kaip minėjo profesorius, tai psichologas irgi susiduria su labai įvairių spektru tų problemų. Bet lūkestis tai dažnai būna tas, kad atėjau ir sutvarkyk, sutaisyk mane greitai. Kitas būna lūkestis, kad sutvarkyk mano gyvenimą, asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, paverstų vaikus plauti indus, ar dar kažkas tokio, kad vežiotų šunį, patarkite, ar pirkti vaikui gyvūnėlį, arba kas nors tokio panašaus, patarkite, kur čia man kur kreiptis. Viena tokia paskutinių konsultacijų ligoninė, kur jau minėjau, kad dirbu, tai pacientė atsinešė keletą mekstukų, sako, mama, nusipirkau keletą mekstukų, mama, man viena juos gražinti, tai jūs pasižiūrėkite, kurį man gražinti, kurį pasilikti. Tai tokius lūkesčius psichologai ir tada aš taip sėdžiu ir sakau, bet jūs suprantat, kad aš jums nepasakysiu tą, kur tą atiduotą, kad netoks mano darbas. Tai žodžiu, lūkesčių tikrai labai įvairių. Turi žmonės ir tokių, kad tikrai kartais būna sunku pačiai pradžiai konsultavimo, ypač jeigu ateina žmogus ne iš ligoninės, ne ligoninėje, nes ten taip sunkumas yra žmogus gan apibrėžtas, man jaučiu nerimą, ar jaučiu kažkokį prislėgtumą, ir su tuo ateina, arba patiriu haliucinacijas, su tokiais irgi ateina lūkesčiais, kad padarykite, kad aš nejaušiu, tada tenka aiškinti, kad aš taip nepadarysiu, bet mes galim kalbėti, kaip jums su to gyventi, galim kažkaip padėti jums. Sutaikyti su tuo, kad tai vyksta jūsų gyvenime ir kažkaip mokyti su tuo toliau būti. Bet kai ateina privačiai atskirai, jau neligoniniai žmonės iš gyvenimo, iš gatvės žmonių, tai turi tokių irgi labai įvairių lūkesčių ir dažnai būna, kad ateina, papasakoja visą savo situaciją gyvenime ir sako, tai va dabar man čia viską paaiškinkit ir sudėliokit ir duokit man, žodžiu, kokį tai gyvenimo receptą, kad aš dabar čia išeičiau ir laimingas gyvenčiau. Ir tikrai nusivilia tada žmonės, kai pasakau, kad taip aš neveikiu, taip psichologija neveikia, kad aš negaliu taip suremontuoti nieko. Ir tada tikrai daug tokio nusivylimų būna ir kartais žmogus būna visai manoma su to nusivylimu dirbti, apie tai kalbėti, pasakyti žmogus reaguoja, bet dažnai būna, kad ir nebeateina. Tai todėl tas atkritimas klientų ar pacientų psichologo darbė yra labai didelis. Šiandien tik kažkada buvo tokį tyrimą skaičiau, kad net 70% klientų atkrenta. Tai yra didelis laipsnis, didelis toks procentas ir jisai, mano galva, didžiąją dalimi yra būtent dėl to, kad atsineša lūkestį tokį nerealų, tokį nerealistišką. Po psichologas tikrai niekaip negali sutvarkyti, nei ten privers vaikų ką nors daryti, nei ten tėvų ko nors nedaryti ar ne ir panašiai. Tai su tais darbos lūkesčiais iš tikrųjų yra labai reikalinga lūkesčius transformuoti, kaip buvo ir profesorius, tik tai vyksta truputį kitaip, kitam tokiam kontekste, ir tas lūkestis kitoks negu psichiatrai. Bet dažnai būna, kad aš lūkestis labai panašu kaip psichiatrai, sako, duokit man vaistų. Čia taip užsiminė profesorius apie tai, kad čia lyg ir galvojama apie tai, lyg ir einama į tai, jau kur ir pasaulyje, bet Amerikoje, žinau, kad Danijoje tokios programos jau įsteigtos, kad kaip psichiatras gali gauti papildomą psichoterapeutų išsilavinimą ir dirbti psichiatrų psichoterapeutų, tai pereinama ir tai, kad psichoterapeutas, kuris gali būti psichologas ar ne psichologas, psichoterapeutas, gali gauti papildomą psichiatro išsilavinimą, kuris neprilys, žinoma, nuo to psichiatro tokiam išsilavinimui baziniam, bet suteiks jam tokią galimybę gydyti ne pačias sudėtingiausias ligas, bet išrašant irgi vaistus. Tai tada atsiranda labai daug kategorijų specialistų, ne psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, psichoterapeutas, psichologas psichiatras, psichoterapeutas psichiatras ir tada iš vis tokia maišatis, taip pat tada vienu metu mes iš vis skiriamės. Tai todėl šita programa skiriasi kelią labai lėtai iki mūsų
nežinia, ar prisiskins, bet ir kokia būtų viso to logika ir prasmė, atrodo, lyg ir yra racijos tam, bet kita vertus, gal nelabai, tai kam reikia tokius suniveliuoti profesijas, bet čia jau prieigu nuo lūkesčių. Mes kaip ir jau intuityviai judam link metodikos, link kiek galima, aišku, kaip vyksta gydymas jūsų darbo praktikoje, kokie yra gydymo būdai, galbūt kokie yra labiau atnešantys sėkmę, kokie yra nesėkmingi, galbūt kokie yra naujesni, ieškomi ir kurie jau yra truputį, na, gal žodis netikslus pasenę, bet link kurių toliau, kaip pavyzdžiui, nuo didžiulio vaisto kiekio, link kurių toliau stengiamės judėti, jau juos palikti. Gydymo metodai psichiatrijoje jie yra 5 ir tie 5 gydymo komponentai turi būti taikomi ypač sunkesniais sutrikimais sergantiesiam pacientam. Tai pirmas komponentas yra farmakoterapija. Kalbant apie farmakoterapiją, čia iš tiesų iki galo nėra viskas labai aišku. Nors psichiatrai ir mano kolegos ir profesoriai galbūt ir kalba apie tai, kad labai aiškios yra koncepcijos, kaip vaistai veikia. Tačiau jeigu pasižiūrėtume detaliau, tai visi psichofarmakologiniai gydymo metodai buvo surasti atsitiktinai. Jie buvo surasti tyrinėjant kitas vaistų grupės ir kitus poveikius ir tiesiog bandymų būdu. Taikant tos vaistus buvo pastebėta, kad pavyzdžiui, antituberkulioziniai vaistai, proniazidas, pavyzdžiui, jisai gydo depresiją ir iš to buvo sukurti antidepresantai. Šizofrenijai sukurti priešpsichoziniai vaistai, tyriant antihistamininius vaistus, tai yra prieš alerginių vaistų grupę. Lygiai taip pat, ir kiti vaistai buvo kuriami ir maždaug 70-metyje didelių labai revoliucijų neįvyko, išskyrus galbūt klozapino sukūrimą, kuris buvo kaip aukso standartas šizofrenijai gydyti, tačiau po daugelio mirčių pacientų dėl leukopenijos jisai buvo sustabdytas ir iš vis atrodė psichiatrija tokį patiria lyg tai nuopolį, nes nieko nevyksta. Ir tada buvo kaip imtasi tam tikrų pastangų atkurti tą psichiatrijos įvaizdį Jungtinėse valstijose ir kitur, išsivysčiusiose ekonomiškai valstybėse, buvo pradėta kalbėti apie tai, kad cheminis disbalansas, tai yra pagrindinė hipotezė, neuromediatorių, būtent monoaminų cheminis disbalansas sukelia depresiją. Tai yra tokia pagrindinė hipotezė, iki šiol jinai nėra įrodyta visiškai ir kai kuriems žmonėms serotonino kiekis nebūtinai yra pati priežastis depresijos. Ir atvirkščiai netgi kartais matoma, kad tas serotonino kiekis būna net ir padidėjęs. Tai realiai mes serotonino kiekio netiriame galvos smegenyse ir nėra tokių metodų. Tie metodai naudojami tik tai laboratorijose ir yra labai brangus ir kiekvienam pacientui mes nepadarysim tokių tyrimų. Tai dėl to tas farmakologinis gydymas iš esmės skiriamas yra pagal simptomus, pagal tai, kokie yra simptomai ir sindromai. Daugeliu žmonių antidepresantai padėdavo ir tie mano seniau sukurti išvardinti antidepresantai, jie veikdavo, kadangi jie turėdavo keletą veikimo būdų. Nuo 80-mečio vidurio, kai buvo sukurtas fluoksetinas, Prozakas, tai šita hipotezė apie cheminį disbalansą buvo panaudota labai stipriai visuomenės informavime, aš sakyčiau, visuomenės dezinformavime. Tai iš to, aišku, buvo gautas milžiniškas pelnas ir farmacijos industrija suklestėjo ir kažkuria prasme iš dalies tai ir paskatino psichiatrijos atgimimą ir jos galbūt tam tikrą ir vėl įsitvirtinimą tarp medicinos vedančių specialybių, nes daliai žmonių irgi šitas vaistas padėjo veikia, tačiau iš šios krypties buvo sukurta grupė vaistų, kurių veiksmingumas, lyginant su
senesniaisiais vaistais, jisai nebuvo didesnis. Ir tada prasidėjo įvairios manipulacijos, statistika, įvairios manipulacijos tyrimų protokolais, kaip būtų galima papildomai išryškinti tų naujųjų vaistų teigiamą poveikį ir niveliuoti kažkuria prasme tos pašalinius poveikius. Tai visą tai padarė labai didelę meškos paslaugą psichiatrijai ir psichofarmakologijai. Ir dėl to, iš principo dabar kažkuria prasme mes taip esame tokioje kryžkelėje, kur reikalingi labai aiškus mokslinio įvertinimo, nauji kriterijai, objektyvesni įvertinimo kriterijai, protokolų, statistinių apdorojimo rodiklių ir išvadų patikrinimo. Ir kita vertus, farmakologiniai tyrimai, kuriuos finansuoja industrija, kuriuos finansuoja vaistų pramonė, yra apskritai dabar šitų straipsnių nebespausdina rimti mokslo žurnalai. Tai yra nutarta tiesiog etikos tam tikrai standartai įvesti ir nesvarbu, kad tai buvo geras protokolas, tiesiog tam tikras yra principas, kaip apsisaugoti nuo galimos įtakos. Tai šiems gydymo metodams iš principo, galima sakyti, vystytis yra daug problemų. Toliau mes nematome, kad vystytųsi tie nauji gydymo metodai, kad būtų kažkokie labai dideli lūžiai ar didelės revoliucijos pasiektos. Depresijos gydyme, kuriami yra ir toliau naujai antidepresantai, naujų antidepresantų vis ateina po keletą į Lietuvą. Taip pat ir antipsichotinių vaistų yra kūriama, tačiau jie kažkokios revoliucijos didelės nepadarė ir manau, kad dar keletą metų nepadarys. Vienas iš tokių svarbių biologinių gydymo metodų istoriškai buvo elektros impulsų terapija. Tai prie biologinių gydymo metodų priskiriami vaistai ir visi kiti gydymo metodai, tai elektros impulsų terapija, kurios veikimo mechanizmas irgi iki galo neaiškus. Jisai specifiškai atrinkus pacientus, kuriem šitas metodas galėtų padėti, tai yra sergantiem rezistentiškomis šizofrenijos formomis, katatoninė šizofrenija arba labai sunkiomis depresijomis, kuriem negalima pacientam taikyti vaistų, šis gydymo metodas veikia ir padeda. Tai dėl to psichiatrijai jis dar išlieka ir ko gero jis ir išliks, jisai neturėtų būti uždraustas, tačiau jo labai turėtų būti griežti apribojimai, griežtos indikacijos ir stebėjimas, tyrimas tokių pacientų, kad būtų išvengta kažkokių komplikacijų. Kiti biologiniai gydymo metodai vystosi, transkraninė magnetinė stimulacija vienas iš tokių yra metodų, tačiau jis didelių irgi labai revoliucijų nepakeičia, kadangi jo veikimo mechanizmas irgi yra įvairialypis ir tiksliai dar nežinomas, kaip veikia TMS. Jis jau yra taikomas keletoje Lietuvos įstaigų ir paskutinėmis žiniomis ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras Vasaros gatvėje nusipirko, tai dabar jau 4 ligoninės Lietuvoje turi šitą aparatą. Jo yra gydomos vidutinio sunkumo ir sunkios depresijos. Taip pat iš biologinių gydymo metodų yra taikoma nervus vagus stimuliacija ir yra taikoma gilioji smegenų stimuliacija. Tai yra invaziniai gydymo metodai su neurochirurgų pagalba yra įdedami į smegenis arba prie nervus vagus kamieno elektrodai ir konkretus aparatai daro tų vietų stimuliavimą esant tam tikrom programom. Tai yra gydoma ir rezistentiška depresija arba kai kurie sunkesni psichoziniai sutrikimai. Lietuvoje šitie metodai, konkrečiai nervus vagus, yra taikoma tik epileptologijoje, psichiatrijai netaikoma, o giliosios smegenų stimuliacijos mes neturime. Tai čia liktai nieko tokio įspūdingo didelio nėra, tiesiog vyksta moksle kaip ir evoliucija tam tikra biologiniuose gydymo metoduose. Kur kas įdomesni pokyčiai vyksta kitose 4 komponentuose gydymo psichiatrijoje. Tai yra psichoterapija. Psichoterapijoje yra tikrai daug naujų atradimų, kurios psichoterapijos veikia, kurios ne. Ir kognityvinės elgesio terapijos šeima ir toliau, aš sakyčiau, yra pagrindinis metodas, kuris turėtų būti plėtojamas, kuris turėtų būti taikomas
psichiatrijoje daugelį psichikos elgesio sutrikimų, skaitant net ir pačius sunkiausius, net ir šizofreniją, net ir rezistentišką šizofreniją reikalingas šitas gydymo metodas pritaikytas būtent šizofrenijos spektro sutrikimams. Asmenybės sutrikimų gydyme labai ženkliai daug įrodymų dabar sukaupta dialektinės elgesio terapijos arba kitų kognityvinės terapijos šeimų metodų ir jie turėtų būti kuo plačiau taikomi, nes Lietuvoje praktiškai nėra tokių specialistų, mes turim tik mentalizacijos keletą specialistų, bet DBT, pavyzdžiui, nėra. Ir pradedam ieškoti, jau vyksta tokie pradiniai mokymai, tačiau dar reikalinga ir kitos psichoterapijos, apie kurias aš dar nesiplėsiu. Trečias komponentas gydymo tai yra psichosocialinė reabilitacija. Psichosocialinė reabilitacija yra taikoma Lietuvoje jau nuo 1998 metų. Šiaulių psichiatrijos ligoninė taiko Bostono reabilitacijos modelį, o Vilniuje Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras taiko STORM reabilitaciją modelį CARE. Šis modelis iš principo įvertina žmonių gebėjimus, jų resursus ir taip pat apribojimus, sergant sunkiomis psichikos ligomis, ir dirbama yra pagal individualų planą, sudarius tą planą su tarpdisciplininė specialistų ekipa. Tai dėl to sveikatos sistemoje didžiulis iššūkis Lietuvoje yra, kad dirbtų tos tarpdisciplininės ekipos, nes jos yra iki šiol labai formalios. Pirminiuose psichikos sveikatos centruose yra specialistai skirtingų specialybių, jie tik tai sėdi tame vadinamame centre, tačiau realiai, kad jie dirbtų su atskirais, su labai sudėtingais atvejais, tas vyksta labai retai. Tik tai kai kuriuose Lietuvoje centruose tas vyksta ir dėl to atvejų vadybos, pavyzdžiui, įdiegimas į praktiką, kuomet paciento poreikius geriausiai žino vienas specialistas ir vėliau jisai koordinuoja pagalbą tarp įvairių specialistų arba tarp įvairių įstaigų, tai būtų labai svarbus gydymo komponento įdiegimas Lietuvoje, kuris yra irgi efektyvus. Na ir ketvirtas, penktas komponentai, gal jie nėra susiję tiesiogiai su medicina, su sveikatos apsauga, bet su socialinė pagalba, bet tai irgi labai svarbus yra gydymo komponentai, tai yra profesinė reabilitacija ir pagalba įdarbinant arba pagalba susirandant darbą, užimtumą. Ir penktas komponentas tai yra būsto programos, tai yra savarankiško gyvenimo mokymas, savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymas, saugios būsto vietos suradimas bendruomenėje ir žmogaus pilna reintegracija. Tai šitokių paslaugų Lietuvoje praktiškai nėra. Tai manau, kad ateityje jos turėtų būti ženkliai vystomos ir čia yra tikrai mūsų uždavinys, ko gero, perimti iš vakarų valstybių tą gerąją patirtį. Čia pratęsti. Tai daugiausia apie tą komponentą, kurią profesorius minėjo, čia galiu pratęsti turbūt, nes psichologai, kaip mes visi žinom, ar nedaugiausiai tuo ir užsiima, psichoterapiniu gydymu. Ir pasakyti iš tikrųjų, kuri terapijos rūšis arba kokios technikos yra efektyviausios, tai čia yra subiniai sudėtinga, nes labai priklauso nuo paties žmogaus, nuo jo sunkumo, problemos sunkumo, nuo jo asmenybės, nuo jo poreikių, nuo paties terapeuto taip pat, ką jis labiau linkęs yra įvaldyti. Mano galva, tai iš tikrųjų, bet kuri psichoterapinė kryptis, bet kuri technika gali būti labai efektyvi, priklausomai nuo to, kaip jinai bus pritaikyta. Jeigu yra gerai pritaikyta, tai jinai gali gerai veikti. Šnekant apie psichikos sutrikimus, tai taip, dažniausiai yra kognityvinė, dažniau taikoma galbūt yra, bet jinai dažniau taikoma, turbūt kodėl jinai gali būti tokia efektyvesnė, todėl kad kai kuriais psichikos ligom sergantiems žmonėms to konkretumo tokio labai pristinga. Tada tuo metu, tarkim, jeigu žmogus serga šizofrenija, tai jam tuo metu tikrai nepadės negirdimasis, tarkim, į priežastis ar ne, kažkokia gelminė terapija galbūt nelabai. Tai tuomet, kas geriausiai veikia, tai toksai konkretumas, kad tu dabar patiri impulsus, tarkime, savęs žalojimo. Tai stebėti tokį elgesį, ką su tokiu elgesiu daryti, ir tokia kognityvinė daugiau elgesio terapija. Bet taip pat, mano galva, čia tas būtent humanistinis egzistencinis priėjimas irgi yra svarbus, nes tik per kontaktą mes galime prie to žmogaus prieiti. Nepriklausomai nuo to, kokia jisai liga serga ar neserga, koks jo sunkumas būtų. Be kontakto, be tokio
priėjimo, kada žmogus jau tau atsiveria ir tave priima, nu, tai tada jau nelabai mes kažką padarytumėm. Bet čia labai tada tikrai atrodo, kad ne kažkokios atskiros technikos, ne kažkokios atskiros kryptys yra svarbios, bet būtent tas priėjimas. Šnekant taip plačiau, ne tik apie psichikos sutrikimus, tai aš čia taip irgi mažiau pagalvoti, kokios ten tos technikos, kokios aš taip dažniau taikau, kokios aš taip labiau veikia. Tai iš tikrųjų, subingai sunku išskirti, nes su kiekvienu žmogu visiškai taip. Aš daugiau prijaučiu tam humanistiniam egzistenciniam priėjimui, tai ten iš viso apie technikas jokios kalbos nėra, bet kartais tikrai tenka panaudoti ką nors iš kitų. Būtent, tarkim, dažnai būna labai gilinamasi į praeitį, ypatingai santykius su tėvais, tai ir vienas pagrindinių dalykų ir vienas pagrindinių tokių šaltinių ir psichikos ligoms atsirasti. Taip pat, kadangi man gana dažnai tenka dirbti su netektim, su gedulu, tai labai dažnai būna toks daugiau per jausmų, tokia atspindėjimo ir su jais išbuvimo darbas, kuris iš tikrųjų tai visais atvejais labai yra toks esminis, atrodo. Ir kas čia dar? Nu, dar būna, kad tikrai panaudoju tą tokį elgesio kognityvinį aspektą. Tarkim, ateina žmogus konsultuotis ir sako, aš čia sėdžiu ir mąstau ir man laikas ką nors daryti, kažkaip tai taip gyventi, aš čia nesuprantu, nuo ko man čia pradėti. Man atrodo, kad aš jau taip užkrinkas į tą mąstymą, aš čia mirgas mes vėl mąstom ir čia kiek galima. Tai tada galime turėti kognityvinį elgesio daugiau. Tai gerai, tai tada nebemąstom, tada pabandyk pasėti, pastebėti visų pirma, kaip tu elgies, tarkim, savo problemų, tarkim, santykiai su aplinkiniais problemų. Pabandyk pastebėti, kaip tu komunikuoji, ką tu siunti, pabandyk pastebėti, kokios tavo mintis tuo metu, kokia tavo jausmai tuo metu. Tada mes tą aptarėm, tada galvojam, kokios čia galimos alternatyvos, pasitelkti kažkaip kitaip, kokį impulsą pastebėti ir taip toliau. Tai tas yra, tokias vertingas dalykas irgi. Man atrodo, kad, čia gal pasikartosiu, bet iš tikrųjų tai negalima išskirti, kad ten viena kažkokia tai technika ar viena kažkuri kryptis yra efektyvesnė už kitą. Nes labai priklauso nuo to, kaip jinai yra pritaikyta, kas ją taiko ir kokiam žmogui taiko, kaip efektyviai parenka, kad būtent tam žmogui, o būtent tas galėtų tikti, ar ne. Kaip apsprendžia, kad būtent su to žmogum į gylį neisiu, o ateisiu kognityvinę tokią elgesio, arba kaip apsprendžia, kad būtent su tuo eisiu į gylį. Taip pagal tai tas efektyvumas ir galėtų būti matuojamas. Nes ir kiek seko susidurti su moksliniais straipsniais, ir kalbama apie efektyvumą, tai ten yra tokia painiava, nes neįmanoma šitą klausimą sakyti vienareikšmiškai. Čia yra toksai įdomus, kaip patartumėt iš savo srities artimieji, iš tų sunkumų turinčio žmogaus, kaip jiems kažkokius patarimus, kaip jiems išbūti su sunkumų turinčiu žmogumi, kaip jie galėtų padėti, kokius patarimus ir siūlymus galėtų duoti artimiesiems. Iš mokslinių tyrimų, iš savo empirinės praktikos ir kitų kolegų praktikos yra žinoma, kad artimieji dažniausiai patiria keletą tokių grupių reakcijų į jų globojamo žmogaus arba artimo žmogaus psichikos sutrikimą. Tai viena reakcija yra perdėta globa. Ir ta perdėta globa jinai yra susijusi su noru kontroliuoti esamą situaciją. Ir perdėta globa yra susijusi taip pat su padidėjimu išreikštų emocijų tokių šeimų tarpe. Išreikštos emocijos jos veda prie didesnės agresijos, didesnio priešiškumo tarpusavyje. Jeigu tai yra kartų konfliktas, pavyzdžiui, jeigu tai yra paaugliai, tai jie dažnai labai pykstasi su savo tėvais, išeina iš namų ir tas labai pablogina jų psichikos sutrikimo eigą. Jeigu tai yra, reiškia, panašaus amžiaus žmonės ar sutuoktiniai, tarkim, ar partnerystėje gyvenantys žmonės, tai jų santykiai labai paprastai sutrinka ir jie gyvena tokioje simbiotinėje tada terpėje, kur tada jau ir tas žmogus, kuris globoja, gali patirti ir psichikos sutrikimų. Kita tokia galbūt ekstremali reakcija į
psichikos sutrikimo, tai yra neigimas. Neigimas priveda prie to, kad nesirūpinama poreikiais sergančio žmogaus, neišsiaiškinamas įvairios situacijos, kurios labai svarbios gali būti to žmogaus tolimesniam gyvenimui ir nesikreipiama į specialistus arba kreipiamasi su tam tikrais tokiais ir kartais neadekvačiais lūkesčiais ir vėliau tų lūkesčių, kaip daktarė Vaiva pasakojo, nepatenkinusie žmonės nebegrįžta visiškai pas specialistus ir toliau tęsiasi ta neigimo strategija. Tai dėl to tai irgi labai pablogina psichikos sutrikimų eigą. Yra žmonių, kurie ganėtinai daug yra pasiskaitę ir žino, kas yra jų artimajam ir ką daryti, ko nedaryti, tačiau jiem tiesiog trūksta kartais pagalbos, trūksta padrąsinimo ir yra didžiulė stigma. Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre nuo 2001 metų yra artimiesiems grupės nemokamos, kurias veda psichologas ir socialinis darbuotojas. Tai mes visada vos surenkam tą grupę, kadangi artimieji, nors skambina darbuotojai ir kviečia artimuosius ateiti į tokią grupę, jie labai gėdisi, jie labai bijo, kad kiti žmonės sužinos, kad tai yra jų dukra, kad tai yra jų sūnus, serga šizofrenija ir kad dabar jiem reikės kalbėti grupėje artimųjų apie tuos dalykus, ką jie yra padarę, pavyzdžiui, kad jie yra kvietę policiją, kad jie yra laužę rankas savo sūnų ar dukrai, kad jie naudoja smurtą, galbūt išvežant į ligoninę arba priverstinai taikė vaistus ar kitas priemonės. Tai iš tiesų ta didžiulė stigma ir kai mes siūlėme, kad būtų artimųjų grupė tokia kaip organizacija, kuri galėtų galbūt ir vienyti, kaip, pavyzdžiui, cukriniu diabetu sergančių žmonių, kitomis lėtinėmis ligomis sergančių artimųjų yra asociacijos, kurios labai yra įtakingos Lietuvoje ir kurios tikrai gali tikėtis ir finansavimo tam tikrų pokyčių. Tai čia šitoje srityje žmonės kategoriškai atsisako dalyvauti, jie jokių būdų nenori kurti tos organizacijos. Tai galbūt tiek. Man labai dažnai tenka susidurti iš tikrųjų su artimaisiais žmonių, kurie serga psichikos ligom, kartais net dažniau negu su pačiais tais sergančiais šitom ligom, nes artimieji iš tikrųjų išgyvena labai sunkiai, jie labai taip ir dėlių sunkių emocijų turi. Ir kartais tikrai tai būna, kad paprašau, pavyzdžiui, to žmogus, kuris serga, ar nors ant problemų priežasčių, kad susirūpinimą tai rodo tarkim jo artimieji, kad jis gali eiti konsultaciją kartu. Tai pavyzdžiui, taip ir yra, kad už 4 metus konsultuoju vieną merginą, kuris serga šizofrenija ir taip pastoja visus 4 metus, kas antrą konsultaciją net su savo tėčiu. Yra pats artimiausias žmogus, jie kartu gyvena ir tokiu būdu tas palaikymas tada vyksta ir artimajam. Aš pabandžiau už tam tėčiui pasiūlyti, sakau, žiūrėkit, čia labai sunku, dukros savijauta yra labai tikrai sudėtinga, jinai labai dažnai guli ligoniniai, paskutinius 1,5 metų jinai ne ligoniniai buvo 2 mėnesius. Tai būsena iš tikrųjų labai sunki ir aš jam pasiūliau atskirai konsultacijas. Pavyzdžiui, tuo metu, kai dukra yra ligoninė, ir jis vis tiek galėtų lankytis, gali ne kiekvieną savaitę, bet pagal tokį poreikį. Ir tada matau, kokia yra žmogus reakcija, kad jis taip labai, tai čia ne man reikia pagalbos, tai čia mano dukrai reikia pagalbos, ir tas stigmatizacija iš tikrųjų labai didelė. Tai aš ir sakau, tada jam bandau paaiškinti, kad aš siūlau konsultacijas jums ne todėl, kad jūs sutrikęs būtumėte, ne todėl, kad jūs sirgtumėte, o todėl, kad matau, kad jums sunku yra su visu tuo išbūti. Bet čia tada matyti susiduriame su tais stereotipais, kurie lydi psichologo apskritai tokią profesiją. Ir psichiatro taip pat irgi, kad jeigu jau kreipiuosi, tai matai turiu kažkokių tai baisiai rimtų problemų, esu kažkoks tai sutrikęs, tai matys mane kas nors, sakys, kad aš čia koks nors trikas, kad aš pradėjau galutinai, niekas to nenori, vengia šito labai. Bet pasiūlius tą variantą ateiti kartu, artimajam, tai tikrai darbas artimasis labai apsidžiaugia ir jam būna tokia kaip ir išeitis, jis kaip ir gauna pagalbos, bet kaip ir ateina ne dėl savęs, kaip ir ateina dėl kito vien tik tai, ar ne. Ir tas tikrai gana dažnai būna. Ir taip pat būna, kad pacientų artimieji labai niekaip rūpinasi savo sergančiais artimaisiais. Net vakar, pavyzdžiui, buvo skambino man vienos mano pacientės mama. Ir labai visa sutrikusi, nežinau, ką galiu daryti, reikia važiuoti, nes ta pacientė dabar mūsų stacionarą lanko, tai reiškia, kad jinai ateina ryte ir po pietų važiuoja namo.
Ir sako, negalima mes važiuoti namo, nes jinai sėdusi mašiną, jinai neleidžia man vairuoti, jinai pradeda manęs maukti, draskyti ir labai rėkti, ir aš negaliu, aš turiu išlipti iš mašinos būtinai, o reikia kažkaip čia namo grįžti ir kaip čia tokia būsena labai ūmi, kažkaip staiga pasidarė, ką man padaryti. Bet kaip psichologija gal daugiausiai į tai orientuojuosi, kad sakau tada jai, kad tai galit kreiptis po esant ligoninės teritorijai į bet kurios skyriaus personalą, būdinti gydytoją, tikrai, kad tokia seselė, o tokiam pačiam gydytojui galim tą pasakyti, nes pacientė yra ligoninės pacientė. Bet kita vertus atrodo, kad esminis dalykas tai mamai yra pasakyti, išsilieti tas emocijas, kaip man dabar yra čia sunku, kaip aš dabar nežinau ką daryti ir kaip man čia dabar elgtis. Ir kai aš pasakau, kad tai viskas tvarko, jūs viską daro teisingai, jūs stengiatės ją nuraminti ir jūs stengiatės su ją ramiai kalbėti, jūs atsišlipat iš mašinos, duodate į laiko, kad tai aprimtų, jūs viską daro teisingai. Tai ne tik kad pasako, nu tai gerai, tai ačiū, tai aš čia grįžtu tada į situaciją. Ir atrodo, va to tai reikia dažnai artimiesiam. Tik jie labai dažnai vengia ateiti. Tai tokia pagalba artimiesiam būtų tikrai labai tokia esminė ir tikrai būna, kad kai kada ateina artimieji ir prašo klausimus. Bet kad ateitų į grupę, tai va, tos stigmos lydinčios labai sukuria šitą visą tokį papildomą saugumą. Turint omeny, kad būtent psichikos ligoms sergančių žmonių artimiesiams arba nusižudžiusių žmonių artimiesiams, pačių nusižudžiusių žmonių artimiesiams, rizika patirti savų psichikos sunkumų yra padidėjusi, yra didesnė. Ir jie nesikreipia ir tada susiduriam su tuo, kad tas ratas labai užsisuka. Tai čia tokia problema iš tikrųjų, tas stigmas didelė problema vengimo. Truputį tik pasukant vos ne į kitą pusę apie teisinę sistemą, apie psichikos sveikatos sistemą. Kokių jūs pakitimų tikėtumėtės ateityje, žinau, vėl truputį jūs, pavyzdžiui, Gaivinas kalbos apie psichologų licencijavimą. Tai kokių jūs, pavyzdžiui, savo profesinėje srityje tikitės pakeitimų sveikatos sistemoje ir kokią įtaką jos galėtų ir kokią jūs norėtumėte padaryti? Ačiū Laurišau, čia rutinas būsiu stovėjusi truputį, nes apie psichologų licencijavimą užsiminėt, tai kad nepamirščiau, kaip pasakysiu. Iš tikrųjų dabar yra tokių šiek tiek sisteminių pokyčių, ką psichologų sąjunga labai daro. Tai tas licencijavimas visų pirma, taip pat kitas dalykas yra tai, kad yra e-sveikatos sistema ateinanti, kas reiškia, kad diegiama vis labiau, kas reiškia, kad ir receptai, ir visa gydymo medžiaga bus galima prieiti kitiems specialistams, nebereikės net tų paparinių išrašų nešioti ir ligos istorijų kilnoti. Tai čia psichologai irgi gana daug daro, nes ta prasme daro, kad turėtume mes kažkokius saugiklius susiskirti, kokia informacija turi būti pateikta apie pacientą, nes iš tikrųjų mūsų psichologinis įvertinimas jis yra toks labai apie asmenybę. Ir jeigu prie šito tos visos medžiagos paskui gali prieiti ir pats pacientas, ir bet kokios srities kitas gydytojas, gydytojai tai svarbu, aišku, tą būtų pamatyti ar ne, bet taip pat ir darbdaviai, taip pat ir regitra ir panašiai, ir net tie, kurie turėtų žinoti, kam mes nešame sveikatos pažymėjimą savo. Tai čia tam įvairių saugikliai yra galvojami, nes, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, būtų reikalingi dėti visą psichologo išvadą apie žmogų, kur ten yra tokie niuansai, tokie sunkumai, kokie mąstymai potomai pažymėti. Tai atsiranda tokia didelė terpė stigmatizuoti žmogų, labai didelė terpė, didesnė negu jau dabar yra, nes ir kaip žmonės šiandien bijo kreiptis į specialistus, nes tai tada atsiras įskaitos, įrašai, neteksiu darbą ir panašiai. Tai va šitoje vietoje tokie pokyčiai dabar yra siekiami. Apie tą licencijavimą, tai čia iš tikrųjų tas dalykas, ko aš labai džiaugiuosi, nes mano galva jau seniai mums reikia šitą licencijavimą, nes dabar iš tikrųjų yra tokia situacija, kad psichologų sąjunga gali suvaldyti elgesį tik tų žmonių, tik tų psichologų, kurie priklauso sąjungai. Ir jeigu žmogus nepriklauso sąjungai, tai sąjunga nieko padaryti negali. Ir tikrai taip yra buvę, kad praneša kas nors, pavyzdžiui, sąjungoje sako, čia šitas žmogus pasikabino ant durų, kad lentelė, kad jis psichologas ir teikia psichologo konsultacijas, nors iš tikrųjų jis neturi tam reikiamų išsilavinimų ir jis iš tikrųjų negali dirbti psichologo darbą. Tada psichologų sąjunga sako, jo nėra psichologų sąjungai, tai ką čia padarysi. Ir tai yra absurdas, kaip pagalvojama, bet kita vertus, teisiškai negalima prieiti prie žmogaus, psichologų sąjunga negali prieiti prie žmogaus ir sakyti, tu čia nelegaliai užsikabini tą lentelę, nes mes neturime licencijavimo. Ką reiškia legaliai užsikabini lentelę? Būt baigus
magistrantūrą, mes pagal taip sprendžiame, jeigu esi baigęs psichologijos magistrą, tai tada tu gali teikti psichologo konsultaciją. Tai licencijavimas suteiktų tokią truputėlį apsaugą šitoje vietoje, nes tam, kad tu gautum licenciją psichologų, kurią reikia atnaujinti kas 5 ar 7 metus. Tai tam tu turi būti baigęs tą magistrą, būtinai turi būti praėjęs, tiksliau jau turėjęs mažiausiai 2 metus darbo su supervizijom. Tai reiškia, kad tu turi tada kaupti visus tos savo supervizijos, supervizavimo duomenis. Turi būti turėjęs tam tikrų kvalifikacijos kėlimų, kursų, konferencijų, seminarų, visokių išklausęs tą valandomis skaičiuojama ir panašiai. Ir tada tai truputėlį tokių sukelia, kad jeigu aš ateinu pas psichologą, kur ant sienos kabo licenciją, tai aš žinau, kad tas pas normalų specialistą papuoliu. O dabar žmogus atėjęs pas psichologą, aš tokia visiems sakau, kad jūs turite visišką teisę kaip pas psichologą ir sakyt, parodyk savo diplomą. Ir tai yra visiškai norma, kad kažkodėl Lietuvoje niekas taip nedaro, bet turėtų, mano galva turėtų. Aš kaip psichiatras, tai tikiuosi per artimiausius keletą metų tokių labai svarbių pokyčių. Vienas pokytis, kuris jau vyksta diskusijų dar forma, tai yra susijęs su Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos kitų dokumentų taikymu psichiatrijoje ir apskritai sveikatos priežiūroje ir valstybės politikoje. Jungtinių neįgaliųjų teisių konvencija, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija, jos yra tam tikri dokumentai, kurie išvis draudžia taikyti prievartą prieš žmonės, kurie turi tam tikrų sveikatos sutrikimų. Ir pavyzdžiui, čia tada iškyla labai aštriai klausimas, o ką mes tada darome, kodėl mes tada prievartą gydome, kodėl mes taikome politikų arba visuomenės užsakymą, reiškia gydyti tos žmonės, jeigu tie žmonės nekelia galbūt labai realios grėsmės, jeigu nieko dar nepadarė, nenužudė nieko, nesumušė nieko, tai kodėl mes turime pažeisti jų teisės. Konvencijoje yra numatyti taip pat ir kitose dokumentuose susijusiuose su šia konvencija numatyti monitoringo, žmogaus teisų monitoringo principai ir sistemų sukūrimas. Tai reiškia, kad bet kuris žmogus, kuris būtų paguldytas į psichiatrijos ligoninę prieš jo valią, jį turi konsultuoti teisininkai, turi stebėti jo eigą visą, reiškia visa sistema turėtų įsijungti išorinio stebėjimo, skaitant ir pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas. Iš esmės, manau, kad tai yra tikrai didžiulis resursas ir valstybė galėtų į tai tikrai rimtai pasižiūrėjusi šitą sistemą kurti, bet Lietuvoje įsijungia tam tikri mechanizmai, kurie stabdo šitą ir dalį tų labai rimtų aukštų reikalavimų gali kompromituoti. Tai manau, čia yra svarbus bendri mūsų psichiatrų, psichologų, teisininkų, socialinių darbuotojų poziciniai dokumentai, kurie leistų valdžios įstaigoms ir taip pat ir įstatyminę bazę pakeisti ir reglamentuoti iš tikrųjų tinkamai tas psichiatrijos priemonės, kurios tikrai gali būti kartais reikalingos, bet jas taikyti tinkamai. Dabar šiuo metu egzistuoja iki šiol tokia sistema, kur žmogaus teisės psichiatrijoje yra pažeidžiamos, jas pažeidinėja teisininkai, jas pažeidinėja teismai, kadangi pacientai yra uždaromi psichiatrijos ligoninę, tuo metu vyksta dokumentų sutvarkymas ir gydantis psichiatras paprastai nusiunčia, reiškia, teisėjui tą prašymą spręsti bylą skubos tvarka ir paprastai to paciento niekas net neinformuoja, pacientas net nenuvežamas į teismo posėdį, tai apie ką mes kalbame, čia yra jau labai grubūs žmogaus teisų pažeidimai. Tai mes turime per ateinančius keletą metų sustabdyti tuos žmogaus teisų pažeidimus ir įdiegti naują kokybišką sistemą, bet tam, man atrodo, reikalinga ruošti ir teisininkus, psichologijos, psichiatrijos žinių jie net negauna. Bent jau Vilniaus universitetas, tai jau 10 metų baigė Vilniaus universitetą teisininkai, neturi psichiatrijos žinių, tai man atrodo, čia yra didžiulė spraga. Kiti pokyčiai, kurie turi būti būtinai įdiegti psichiatrijoje, tai mano minėti tie komponentai 5 ir tų 5 komponentų įdiegimas pilnai, kad iš tikrųjų žmonės
rajonuose, ne tik tai didžiuosiuose miestuose, bet jie kad galėtų gauti informaciją, pagalbą pagal jų gyvenamąją vietą ir kad jiem nebūtų vien tik tai išrašinėjami vaistai, kad jiem būtų taip pat prieinamas ir psichologo, ir psichoterapinės paslaugos, ir esant reikalui krizių intervencija, galbūt ir mobilios komandos galėtų apsilankyti, ir, pavyzdžiui, rajonuose, kurie yra labai socialiai apleisti, ir, pavyzdžiui, dabar džiaugiuosi, kad Vilniaus universitetas ir LSMU vykdo bendrą tokį projektą, už kurį niekas nemoka, tai yra tiesiog tokia savanoriška veikla Kupiškio ir Zarasų rajonuose. Yra savižudybių prevencijos projektas, kur yra šviečiama bendruomenė, kur yra dirbama su politikais, su seniūnijomis ir tai duoda rezultatus, tai sumažina savižudybių skaičių. Tai realiai tai parodo iš tikrųjų, kiek daug mūsų valstybinės įstaigos nedirba. Ir aš manau, kad tai būtų svarbu įdiegti tos 5 komponentus ir visuminę tokią sveikatos priežiūrą rajonuose ir kad būtų jinai prieinama. Ir artimųjų klausimas iš tikrųjų labai svarbus. Artimųjų organizacijos, ypač sergančių sunkiausiais psichikos elgesio sutrikimais, jų švietimas, visuomenės švietimas, taip pat ir mokytojų įtraukimas į ankstyvąjį atpažinimą psichikos elgesio sutrikimų, nes būtent vaikystėje, būtent mokyklinėme amžiuje prasideda daugiausia psichikos elgesio sutrikimų, kurie vėliau tęsiasi žmogaus visą gyvenimą. Tai čia, man atrodo, yra tie svarbus tokie prioritetai. Šitas sekantis klausimas galbūt gali pasirodyti nerimtai palyginus su kitais, bet pakankamai įdomus, nes kiekviena profesija reikalauja kažkokio pasiaukojimo, kiekviena profesija kai kurie žmonės kimsta labiau ne dėl savo kažkokių asmeninių savybių. Tai kokios jūsų profesija atrodo reikalingos tokios asmeninės savybės ir ką jums kartais tenka paaukoti, gal jeigu mes laužim tvarką, tai... Tai ir tebulėniai sulaužim vieną tvarką. Čia įdomus klausimas ir mes šnekam su studentais per paskaitą apie šitą klausimą. Čia iš tikrųjų, tam, kad dirbtum psichologų, tai čia ne tik žinių turi turėti, bet ir tokio nusiteikimo tą darbą dirbti, nes čia reikalauja tokių savotiškų dalykų, ypač jeigu dirbi tokiose srityse, kaip pavyzdžiui, psichikos ligos arba savižudybių, grėsmė, rizika, tai čia tos sritis, kur aš ir dirbu, tai galiu pasakyti iš vidaus būdama šitose srityse, nes turi būti pasiruošęs tam, kad tau bet kada gali paskambinti pacientas, pavyzdžiui, sakyti, aš jau čia puikiai ilgo, pavyzdžiui, tu turi būti pasiruošęs bet kada vidury nakties kažkaip reaguoti tai. Arba klientai, paumėja liga kažkokia. Tai turi būti visą laiką toks, turi būti prieinamas, turbūt, ir kažkaip turėti visą laiką tokį pasirengimą, kaip reaguoti. Tas nelabai dažnai tenka, bet tikrai būna. Tikrai tenka, kad ten skambina savaitgalį, skambina naktį ir ten matai, kad savižudybės grėsmė labai padidėjusi, tenka važiuoti ir pas žmogų nesu niekada važiavus, tai tikrai nedarom niekada, nes vis tiek tokia riba turi išlikti žmogus, kur savo kontrolės riba, vis tiek mes tikim kaip psichologai žmogaus stiprybėmis, bet tikrai yra tekę, pavyzdžiui, atšaukti kitas konsultacijas ir priimti tą žmogų būtent dabar, paskui su to žmogum važiuoti ir priimamai. Tikrai taip kartais tenka, tai turi būti toks labai lankstus iš tikrųjų. Lanksčiai gebėti, ne tai, kad ten, apskritai lanksčiai savo darbus reguliuotis, bet tai turi būti kaip pas būtų ir būtų su pirma lankstus studentų. Taip, šaukite galvą, kad gali tai padaryti, kad nugali atšaukti konsultacijas, jeigu tai prireikia. Čia sunku kažkaip tai taip imti vardant, tai čia aš galėčiau dabar čia prigirti, kokie turėtų būti tam žmonės pasiaukojantis, super empatiški, labai imlūs, nuovokus ir taip toliau, bet čia kažkaip taip nekuklu atrodo. Bet iš tikrųjų, mano galva, tai turi žmogus turėti tokio motyvo, visų pirma, tai užsidegimo ir motyvo. Suprasti, kad aš noriu tą daryti, suprasti, kad tai yra sunku, kad tai yra nuolatinis iššūkis ir tas iššūkis turi daugiau tokį ne baimę kelti, bet tokį virpulį, tokį džiaugsmą, kad taigi čia įdomus, to dar niekada susidūriau, čia bus įdomu, čia bus kažkas tokio, tai turbūt tokio smalsumą reikia pasilikti savo vaikišką. Jeigu galima, aš tada dar labiau sulaužysiu šitą tvarką. Aš
aš jūsų Vaiva tada paklausiu, o kaip jūs žiūrite tai, kad pavyzdžiui psichologų galėtų dirbti žmonės patys turėję psichikos elgesio sutrikimų? Nu, šitas klausimas yra slidus, nes viena vertus tikrai, kai kuriuos sunkumus patys žmonės, ir psichologai irgi žmonės, irgi mes viskas čia patiriam ir išgyvenam, ir visokiam depresijom ir nerimai seka, psichologai irgi ir visko būna, bet mano galva yra svarbu, priklausomai nuo to, su kokiais sunkumais žmogus nesusidūręs. Jeigu ten, tarkim, sergi šizofrenija ir tuo metu, kai tau paūmėja, tu dar nesupratai, kad tau paūmėja, gali padaryti žalos savo klientams, jie turi būti labai sąmoningas turėti apie save. Tai nereiškia, kad negali dirbti psichologų, tai reiškia, kad turi būti sąmoningas labai apie save. Ir kitas dalykas, man atrodo, kad čia svarbus yra ne tai, ką tu patyrei, bet kaip tu su tuo gyveni dabar, kaip tu su tuo susitvarkai. Tai čia turbūt toks skirtumas, kad psichologas visą laiką turi išlikti dideliai sąmonėje apie save. Labai greit pajusti, kad jau man gal reikia pačiam eiti pas psichologą arba psichiatrą netgi, ar ne. Labai būti toks super kritiškas savo būsenai, nes tu turi žinoti, kad būtent tavo būsenai ir tu pats esi tas instrumentas ir esi, kuris dirba, su kuriuo tu dirbi, tu kitą instrumentą neturi. Tai čia taip nesu vienareikšmiškai nusiteikusi, kad jeigu jau žmogus ten serga kokią nors psichikos ligą, tai jis jokiu būdu nebegali dirbti šitoje sistemoje ar psichologų. Bet turi labai pasverti, ar tu galėsi, ar tu būsi pakankamai sąmoningas tame, ar tu pastebėsi, ar tau tai nebus per sunku, nes darbas kelia labai daug streso, labai daug įvairių emocijų, ir tu turi būti pajėgus susitvarkyti su to, kokį tu krūvį gauni kasdien. Nes tas emocinis krūvis yra kasdieninis. Ir turi psichologai išvystyti labai ten visą sistemą savęs poilsio ir savęs terapijos. Tai čia turbūt yra toks esminis dalykas. O kaip yra psichiatruose vyrėme profesorių? Aš galvoju apie tai, kaip Lietuva labai skiriasi nuo kitų, pavyzdžiui, vakarų valstybių, nes Lietuvoje iš principo labai yra daug diskriminacinių įstatymų. Ir ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, žmonės bijo psichiatrijos, bijo psichologijos, tai jie nebepagrindo tą daro. Čia nėra iracionali baimė, čia yra tiesiog faktais paremta baimė. Ir mūsų, pavyzdžiui, artimiesiam irgi buvo toks labai nemalonus dalykas, kad, pavyzdžiui, mano vaikų, trenerės sūnus tiesiog jisai bėgiojo Vingio parke ir buvo užpultas. Jam reikėjo kreiptis į psichologais, paauglys tuo metu buvo, jam psichologas labai efektyviai padėjo, bet jis oficialiai kreipėsi, per psichikos sveikatos centrą kreipėsi į psichologą. Ir gavo psichologinį gydymą ir pasveiko. Bet po to, kai jam reikėjo stoti į karo akademiją, jis negavo sveikatos leidimą ir negalėjo stoti. Tai ta prasme, tai yra absurdas, nes žmogus neišprotėjęs, jisai nepatyrė net sunkios depresijos, jis tiesiog patyrė su stresu susijusius simptomus, kurie išnyko per keletą mėnesių ir jisai visiškai sveikas. Mano nuomonė, kad jis tikrai galėtų būti labai geras ir naudingas žmogus krašto apsaugoje, bet diskriminaciniai įstatymai ir kitose srityse yra Lietuvoje nešaukti, pavyzdžiui, slaugytojos, jos negali dirbti, jeigu yra patyrusios depresijos epizodą. Ir apie jų tinkamumą darbui irgi sprendžia tada psichiatras. Ir čia nuo psichiatro tada priklauso, nes įstatymė nenumatyta konkretus nei terminai, nei būklės aprašymai, kaip tą vertinti. Tai vakaruose, pavyzdžiui, tokių diskriminacinių įstatymų šiek tiek yra irgi, žinoma. Ir Norvegijoje, pavyzdžiui, slaugytojos negalėtų dirbti, jeigu jos šiuo metu yra depresijos būsenai. Bet jeigu jos pasveiksta ir jom psichiatras leidžia dirbti, tai viskas tvarkoja, gali dirbti, tai ir visose specialybėse tas. Jūs sakysit, bet Germanwings katastrofa ką padarė, ne? Kad štai psichologas ir dirbo su tuo lakūnu, reiškia, ir vis tiek nieko nepadėjo ir vyko pats baisiausias dalykas, o reikėjo tiesiog uždrausti, būtų viskas paprasčiausiai išsisprendę, tas žmogus nebūtų turėjęs iliuzijų, kad jisai gali turėti piloto licenciją ir tiesiog jisai būtų jau eliminuotas iš to, galima sakyti, karjeros kelio. Tai restrikciniais metodais, tokiais draudžiančiais metodais, aišku, galima reguliuoti tokių, galima sakyti, tokių atsakingų labai profesijų žmonių karjerą ir įvesti tam tikrus ribojimus, tačiau tai problemos neišsprendžia. Žymiai svarbiau yra
kaip integruoti žmonės, kurie patiria psichikos ir elgesio sutrikimų ir sėkmingai panaudoti jų šitą ekspertizę. Tai pavyzdžiui, vakaruose netgi daugelį psichikos sveikatos komandų, kurios dirba su pacientais, nariai turi būti buvę psichikos ligoninėje. Jie, reiškia, specialiai ieško psichologo, kuris turėjo psichikos sutrikimų, arba psichiatro, kuris turėjo psichikos sutrikimų ir šiuo metu gali atlikti tą darbą ir sėkmingai, bet aišku, yra supervizijų sistema, nėra dirbantys žmonės vien tik tai savo atsakomybėje, jie dirba taip pat kolektyvinėje atsakomybėje, yra komanda, kuri žiūri tą gydymo rezultatą, yra išoriniai supervizoriai, žodžiu, tai yra organizaciniai dalykai, kuriuos galima pritaikyti ir sėkmingai integruoti žmonės. Ir dėl to man kalbėti apie tai, kuo turi pasižymėti psichiatras, tai yra irgi labai keblu, aš nesiryščiau. Ta prasme, visi žmonės, aš manau, galėtų būti psichiatrais, bet tiesiog reikia išsiugdyti tam tikras darbinės savybės. Labai daugelis dalykų, ką jūs sakėt, Vaiva, labai tinka irgi psichiatram, bet iš esmės tai nėra individuali specialybė, tai yra vis tiek ryšyje su kitais žmonėmis, su kitais specialistais. Ir tada prabėgsim pro paskutinį punktą ir paimsim iš auditorijos klausimus įvėsim. Ir šitas toksai yra visiškai toks desertas pasakęs. Tai yra toksai pavyzdys, ar galėtume nupasakoti įsimintiniausias jūsų karjeros įvykis, ar pacientas, ar atvejis kažkoks toks įstrigęs, toks unikalus ar ekstraordinarus. Kiekvienas atvejis labai unikalus. Bet tikrai yra tokių pacientų buvusių arba klientų, kur aš kas nuo kartu dar prisimenu, nes, pavyzdžiui, konsultavau tenės prieš 5 metus ar panašiai. Aš pradėjau konsultuoti prieš 5 metus, dar anksčiau negalėčiau prisiminti. Bet ir per paskaitas, tai studentam dėstau, tai keli tokie atvejai, kuriuos visą laiką pateikiu kaip pavyzdžius, nes jie tokie man labai įstrigę yra. Tai galiu vieną ir papasakoti, kaip trumpai buvo toks tokį vaikinukas, kreipėsi į ligoninę, 18 metų, kad mokyklai 12 klasės tuo metu buvo, jam ėjo studijos į pabaigą ir jis turėjo vaikų mokyklą netrukus, tai galvojo prastoti. Ir jisai kreipėsi todėl, kad jo artimieji jam pradėjo sakyti, kad čia su kažkas negerai, jau tu čia išpradėjai truputį, jau tu kreipėsi. Ir jisai kreipėsi į skyrių, į ligoninę, atsigulė ir gydytojai pasišnekėjęs jo taip labai trumpai, nusprendė, kad jam šizofrenija ir čia greičiausiai yra šizofrenija, jam būdinga, mąstymas toks yra, rezonuojantis, būdinga šizofrenijai, yra labai savitas pasaulio interpretavimas, toks, kurio niekas negali suprasti, neadekvatus žmogus. Ir aišku, atsiuntė, kadangi jis į pirmą kartą ligoninę, atsiuntė pas mane padaryti psichologinį tyrimą. Psichologinis tyrimas pilnas, kurio padarymą šiaip trunka kokias 2 valandas, su juo truko 6 valandas, jisai iš tikrųjų šnekėjo taip super plačiai, tai taip jau labai. Ir aš visas 6 valandas sėdėjau ir galvojau, tai ar čia tas mąstymas tikrai tos neadekvatus, nes aš tai jį visai suprantu, bet gal tada aš pati nelabai adekvati. Tada taip sėdžiu ir ką tai darbą ten dirbu gal pusmetį, psichiatrinėje ligoninėje. Tada labai daug sutrikimo man šitas žmogus. Ir aš ten ilgai paskui dar galvojau apie tai, ir ten to tyrimo metu ir tos duomenys nusikėjau. Ir paskui kažkaip taip su juo šnekant jau ten kokią 6 valandą, tai jo toksai tokia mintis tiesiog, kad žmogus iš tikrųjų nėra neadekvatus, jis tiesiog tikrai nemoka niekaip kitaip išreikšti to, ką jis galvoja, kaip jis jaučia. Labai daug klausinėti apie gyvenimą, apie šeimą, ir pasirodo, kad jis vienas praktiškai auga, jis auga su televizoriumi ir kompiuteriu. Jo visi išsireiškimai yra daugiau tokie anime, iš filmukų arba iš kompiuterinių žaidimų, ir jisai šitaip šneka, kad pavyzdžiui, jeigu jis ten ko nors, tarkim, nemėgsta, tada vienas žmogus norėtų jį pasakyti, sako, sako, jeigu būtų galima, aš pat jam paspaušiu tą sėkmės ikoną. Ir aš taip, nesuprantu, ką tai reiškia, ne? Ir psichiatrai irgi nesupranta, bet psichiatrai turi mažiau laiko su to pacientu, bet psichiatras praeitą pusvalandį nusprendė, kad ne šizofrenija, atsiuntė pas mane. Aš gavau kaip veikiantis, kaip kilo įvairių minčių, su apie išnekant. Ir tada aš pradėjau kalbėti apie tai, sakau, tai gal tu gali kažkaip kitaip įvardinti, kas tai yra, ką tu patiri. Ir supratau, kad tiesiog ne jis pats yra neadekvatus, jis neturi to žodyno, jis nemoka pasakyti. Bet skelbimas buvo tai, kad jis labai talentingai piešė, jis buvo baigęs dailės mokyklą, jis labai talentingai, labai gražiai, taip išraiškingai piešė.
Na, paprašiau aš jo piešti. Jisai labai taip pasipiktino, aš čia per nesąmonę, čia aš aišku, kad nepiešiu, bet ant rytau visas piktas atėjo pas mane ir padėjo stalo 40 piešinių, kuris sakė, va, parašau. Ir mes pradėjom tas piešinius žiūrėti ir pagal kiekvieną tą piešinį klausiau, tai kaip čia tas žmogus, kurį nupaišei, jaučiasi? Nu, nežinau, kaip jaučiasi, sako. O sakau, tai kaip tu jauties, kai va taip atsisėdė, kaip tas žmogus, kurį tu nupaišei, jau nupaištas žmogus ant kėdės, vien kojam žemę, rankos liečia žemę, kelią, kaktą ant kelių, nu toks susilietęs, koks sakau, čia gali būti jausmas. Nu, jisai nežino, aš išsiunčiu pas kitus pacientus ir išsiaiškinom, koks čia jausmas. Ir mes taip dirbom su tokiu žodynu, ir po tų 2,5 mėnesio ligoninėje jam diagnozavo šizofrenijos sutrikimą, ne šizofreniją, nes psichiatrai padėjo suprasti, ką jisai sako. Tai va šitas atvejis kažkaip, bet aišku, čia buvo labai sunku tą patį žodyną perkirsti man visų pirma pačiai. Tai aš ten skambinėdavau broliui, konsultuoti per kompiuterinius žaidimus, konsultavausi su juo, peržiūrėjau, nežinau, kiek anime, kad labiau suprasčiau, kas čia per žodynas, kas yra. Tai va šitas, tai kažkaip tuo metu buvo labai įdomu ir va dabar kaip yra toks įstrigęs, kad man pačiai pavyzdys toks vienas tokių įspūdingiausių turbūt momentų. Man ko gero labiausiai įsimintinas yra klinikinis atvejis, kai mes dirbome komandoje su autizmu sergančiu suaugusiu žmogu, kuris buvo prirakintas prie grandinės. Jisai gyveno šeimoje, darbininkų šeimoje, Vilniuje, Vilniaus centre. Ir apie tai sužinojo kaimynai, kai ten tiesiog eilinį kartą jisai apipylė kaimynus, kadangi jis labai mėgdavo čiurlenantį vandenį ir jis tiesiog atsuko visus kranus ir apipylė kaimynus, tai kaimynai tada kreipėsi į socialinės tarnybas ir į policiją ir tada socialinės tarnybos pamatė, kad jis yra prikaustytas prie grandinės, kuri prikabinta prie metalinio tokio strypo, kuris eina per visą butą. Tėvas specialiai padarė savo sūnui, kadangi sūnus 2 kartus buvo iššokęs iš 2 aukšto per langą, su visais langų stiklais, susižalojo labai nežymiai, tiesiog išbėgdavo kartais tokių impulsų vedinas ir jis buvo gydytas tėvų iniciatyva vaikystėje, maždaug 8-9 metų amžiuje, Naujosios Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir ten jam buvo diagnozuota šizofrenija. Daugiau jisai jokių kontaktų su psichiatrais nebuvo turėjęs. Motina po šito gydymo ligoninėje visą laiką ateidavo pas psichiatrą ir išrašydavo vaistus, prieš psichotinius vaistus, kuriuos psichiatrai išrašydavo nesant pacientui. Tiesiog motinos prašymą. Ir tai tęsiasi maždaug 15 metų. Ir tas vaikas, jisai buvo tiesiog pririštas kaip šuo su koja, reiškia, ta grandinė, jisai galėdavo nueiti į tualetą, jie gyveno 2 ar 3 kambarių bute, daugiabučiame, reiškia, name ir patenkinti savo tos tokius esminius poreikius. Jis nemokėjo kalbėti, jisai nemokėjo skaityti, rašyti, jisai nėjo jokią mokyklą ir tiesiog į tėvai taip baugino. Tai, kažkuria prasme, tai buvo labai didelis ir rimtas iššūkis. Pirmiausia, tai paaiškinti tėvams, kas tai yra, nes jie buvo tikrai įsitikinę, kad jie elgėsi teisingai ir jie nenorėjo apskritai įsileisti mūsų specialistų, tai organizacija Viltis pradėjo pirmąjį kontaktą su jais ir socialiniai darbuotojai tada jau net ir ėmėsi tokių žingsnių, kad jie pasakė, kad jeigu šitie tėvai ir toliau taip laikys šitą savo vaiką, kuris jau tuo metu buvo 24, man atrodo, metų, bet pagal savo fizinį išsivystymą jisai buvo kaip maždaug 7 metų vaikas, nes jis net negalėjo vystytis dėl to, kad jisai mažai labai judėdavo. Tai pasakė, kad jie kreipsis tada į policiją ir juos tikrai gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tokį žalojimą. Tai tik toks šantažo būdas padėjo įsileisti komandą į namus, užmegzti ryšį su tuo pacientu ir vėliau jau buvo kreiptasi ir į mane, ir į vaikų psichiatriją.
Lesinskienė. Ir kartu su psichologais, su socialiniais darbuotojais mes dirbame individualiai su tuo pacientu ir su ta šeima, labai sutrikusią šeimą, nors formaliai jie taip ir nėra gydėsi, tačiau labai tokia nepasitikinti šeima ir bijanti, kad jie kaip ir supranta, kad jie negerai elgiasi su savo vaiku, bet jie nemato jokių kitų būdų ir galimybių, kaip sutvarkyti jo elgesį. Tai labai jie nenorėjo, kad mes jį perkeltume gyventi atskirai į Vilties gyvenimo namus Valakupiuose, tačiau ilgainiui sutiko ir palaipsniui jisai iš pradžių buvo vežiojamas su Vilties autobusiuku ir bijojo iš vis žmonių, bijojo įlipti autobusiuką, jisai negalėdavo išsėdėti pusvalandžio autobusiuko kelionės metu, tai viso to mes jį išmokėme. Ir mūsų komanda labai šauniai padirbėjo ir rezultatas buvo tas, kad po 2 metų šitas vaikinas pradėjo bendrauti, jis pradėjo bendrauti tokiais žodžių nuotrupom, jisai suprasdavo, ką reikia daryti, kaip prisižiūrėti save, kai nori tualetą, kai nori valgyti, nes jis bendraudavo tikrai kaip Mauglis, galima taip sakyti. Tiesiog ir tada, dabar jau jis gyvena toliau Vilties bendrijos grupinio gyvenimo namuose, nes jo intelekto yra citas ženklus. Tai pavyko tikrai toks reabilitacijos planas, kur mes tikrai nesitikėjom, kad kažkas yra įmanoma. Tai gerai, tada turim laiko auditorijos klausimams. Aš noriu tiesiog kelti ranką ir iš tikrųjų galime tada vieną mikrofoną palikti pas lektorius, o tada kitą mikrofoną tiesiog kelti ranką, aš prie jūsų prieisiu ir klausiu. Norėčiau truputį kraujo, tokia rami diskusija. Kodėl vis dėlto verta rinktis psichologo profesiją, o ne psichiatrą, kuris turi daug daugiau galių iš tikrųjų? Ir kūną kontroliuoti, ir psichiką kontroliuoti, ir taip toliau, o psichologas tik labai siaurai. Sritį ir negarantuotas darbas, bet to ir taip toliau. Tai gal čia galėtų būti tas priežastis, kodėl čia įdomiau. Kodėl psichologo darbas? Ta prasme, nemanau, kad jis yra toks daug mažiau galintis psichologas negu psichiatras. Ko psichologas negali, tai neišrašo vaistų, ar ne? Bet realiai dirbant komandai ir labai aišku, kad psichiatras mes psichoterapinio gydymo, ypatingai tokio giluminio psichoterapinio gydymo, tokio ilgesnio kontakto, gilesnio kontakto su pacientu dažnai neturi, dažnai tai būna tokia psichologoje erdvėje. Tai bent jau man toksai pojūtis yra, kai aš pati dirbu tokia psichoterapinė bendruomenė, kur su psichiatrais ir psichologas vienoje erdvėje. Man tai patinka būtent nuo psichologo profesijoje, aš galvoju, kad čia norėčiau, kad nors psichiatrė, ir sugalvoju, kad nenorėčiau, nes būtent tai, kad tarsi tai yra mažiau apibrėžta, tai duoda labai daug laisvės. Tai tada reiškia, kad galiu nediagnozuoti, pavyzdžiui, galiu žmogų žiūrėti kaip žmogų, galiu ten nesiremti vien tik diagnozę, turiu daugiau laiko su to pacientu, klientu galiu praleisti, nes psichiatro darbas nedėkingas yra tuo, čia mano kalba, čia profesorius gal pataisys, kuo iš tikro nedėkingas, bet tuo, kad jisai turi tokį labai ribotą laiką, ypač jeigu ten dirba kaip poliklinikui, pavyzdžiui, 15 minučių viskas ir čia kažkaip. Tai psichologas adaptų turi daugiau erdvės, jis turi daugiau laiko. Ir jeigu žmogus yra įdomus kaip žmogus esybė, kaip asmenybė, tai psichiatro dirbdamas nuo to dažnai neužčiuopsi. Nes neturėsi tam erdvės, neturėsi tam laiko, didamas psichologų turėsi. Tai laisvė tokia. Ir iššūkių daug. Iš tikrųjų iššūkių tai daug yra. Nes kartu su ta laisvė, kartu su to, kad tu tada daugiau gali tą žmogų gilintis, tu gauni tokį didesnį emocinį krūvį. Tai čia toks gal sunkesnis ar ne dalykas, bet tai gal čia tai dėl to ir įdomu tada. Gal klausimas profesoriui, tai būtų psichologija minėjo, kad labai dirba su priežastim, o kaip psichiatras dirba su simptomais. Ar negalėjo šiek tiek, kad ar jūs sutinkat su to nuomonę, ar jūs iš tikrųjų nedirbat su priežastim, daugiau neieškot
nežinau, ar jūs taikot psichoterapiją, tiksliau, bet įdomu, ar psichiatram nesinorėtų giliau su žmogum bendrauti, tai aišku, jie ilgą laiko neturi, bet dėl to gilesnio tokio priežasties ieškojimo, ar negaila, kad nėra to laiko, ką psichologai, tarkim. Aš atsakysiu jūsų klausimą tokiu klinikiniu atveju. Tai, pavyzdžiui, keletą metų pacientė, kuriai pasireiškia depresijos, atsigula į psichiatrijos ligoninę ir tikrai ta depresija būna sunki, su daug labai nerimo, miego sutrikimais. Ir epizoduose tarp depresijų jinai būna jai trumpalaikiai tokie kilumo epizodai. Tai man kaip gydančiam psichiatrui iš pradžių susidarė įspūdis, kad jinai serga bipoliniu sutrikimu ir kad reikalinga jai iš tikrųjų labiau ne antidepresantai, bet reikalinga nuotaiką stabilizuojantis gydymas. Ir mes rinkomės tarp 3 grupių vaistų, kurie gali jai padėti. Bet po to, kai buvo pritaikyti šitie vaistai, mes daug kalbėjomės ir apie tai, o kas yra priežastis tos jos nuotaikų nestabilumo ir apskritai gyvenime, tai kad susiklosta taip, kad jinai pati gydėsi psichiatrijos ligoninėje 18 metų, su pirma psichoze, vėliau psichozės nesikartojo, bet buvo tokie depresijos epizodai su pakilumo epizodais, tai kalbėjome apie tai, kad jos motina serga, jos sesuo serga, kad jos gydosi taip pat pas psichiatrus ir iš tiesų ta moteris jinai yra labai priklausoma ir priklausoma nuo motinos nuotaikų, nuo motinos būklės, nuo motinos kliedesių, haliucinacijų, negauna jokios paramos, turi daug labai asmeniškai rūpintis motiną, prižiūrėti ją, spręsti praktinių dalykų ir tuo pačiu būti motinos psichozėje, dar ir parodyti, kad tai jinai supranta. Ir pradėjome dirbti ir kartu įjungdami psichologą ir psichoterapeutę pavyko labai daug pasiekti, nes per maždaug 3 savaitės ta pacientė tikrai pradėjo suprasti, kas vyksta jos gyvenime ir prasidėjo didžiuliai pokyčiai. Ir tai buvo tas atvejis, kuomet buvo darbas vykdomas ir su simptomais, ir su gilesnėm priežastim. Bet tai priklauso nuo žmogaus. Mes ne su visais pacientais galim tą daryti, kadangi daliai pacientų tiesiog simptominis gydymas yra labai efektyvus ir jiem padeda ir mes nežinom iki galo, kokia buvo tie pradžia, kokia ta kilmė yra to sutrikimo, o daliai žmonių tiesiog galbūt yra ir labai sudėtinga, kadangi jiem tada reikia labai daug saugios aplinkos, labai daug turėti laiko rezervo ir to mes negalime jiem pasiūlyti. Tai dėl to tiesiog tie tokie gilesni kažkokie psichoterapiniai metodai, jie ne visada tinka ir ne visada taikomi. Būtų įdomu sužinoti, kas jums darbe kelia stresą labiausiai, kaip jūs su to tvarkotės ir kaip tai veikia jūsų asmeninį santykį. Jums abiems gal. Pirmaičiai, tokį trigubą sunku klausimą atsakyti. Tai daugiausiai streso ir apskritai tokių daugiausiai emocijų, tai sukelia pacientai, žinoma. Sunkiausia turbūt būna dirbti su tai žmonėm, kurie yra tokio nedidelio reflektyvumo lygio, apie save nelabai daug gali paaiškinti, bet jų elgesys yra labai agresyvus, pavyzdžiui, arba priešiškas, arba labai manipuliatyvus, tada tenka tik ten atlaikyti. Taip pat dar sunku būna dirbti su savižudybių, kas liečia visą šitą, patirtas traumas, nes ten žmonės dažnai nenori eiti, bet supranta, kad reikia į dabar tai kalbėti. Ir tada net sėdi ir visai pyksta ir ant savęs randa, nes aš klausinėjau tokių dalykų, kuris nenori kalbėti, bet žino, kad reikia. Tai tokio, tai tas sukelia, taip irgi sunkumo. Daugiausiai, turbūt, daugiausiai būtent to tokie dalykai. Tai o kaip su visu tuo tvarkytis paskui pačiai, tai man labiausiai
aš dirbdama užsirašinėjau, kai klausausi žmonių, kai kalbuosi su jais, užsirašau tokius keinautus autoriausi, tam, kad prisiminčiau vėliau geriau apie viską, nes kai krūvis didelis, ten tikrai lengva niuansus pamiršti. Esame atsiminę, bet žmogų aišku, bet niuansus tokius pasiekimus nedidelius. Bet kita priežastis, kodėl užsirašinėjau, yra tai, kad tokiu būdu truputį turi kur padėti tada. Ir kai išeina žmogus, išeina klientas, tu gali užsirašyti, kad o Dieve, kaip čia buvo baisu, ir pasidėti tašką, užvesti sąsiuvinį ir tau ramu. Taip pat esu ir užkultivavus hobių sistemą labai plačiai didelę. Svarbu užsiimti įvairiais tokiais užsiėmimais pagal, žodžiu, ten yra aktyvesnių hobių, pasiūlesnių hobių, pagal tai kiek lieka energijos po to tokio darbo, ar ne. Nu, bet apskritai šitas labai su kolegom pasiekam, kartais sakom, susitilom, pažiūrėjau, prieš 5 metus. Susitilom ir kalbėdamas, kad o čia pas mane toks atvejis, čia pas mane toks, ir kaip čia įdomu, ir kaip čia tu darai su tuo, kaip tu su tuo dirbi. Kada susitinkam, taip žiūri viens ir sakom, koks tavo hobis? Ir kad tai tampa tokiu, kad esmė, nes reikia atrasti, kaip atsipalaiduoti. O trečias koks buvo? Trečia dalis. Tai veikia jūsų asmeninis? Kaip tai neveikia? Aišku, kad paveikia, kažkiek paveikia, tas esu nuolatinis paveikia, bet nemanau, kad paveikia daugiau negu bet koks kitas darbas iš tikrųjų. Nes bet kokiam kitam darbui tu tos stresas tiek pat ir tik tas stresas yra kitoks. Tai gal taip. Kai aš pasirinkau psichiatriją, o aš galėjau rinktis iš visų medicinos sričių, nes mano mokymas rezultatai buvo geri aukštoje mokykloje, tai mano visi artimieji iš principo patyrė didžiulį stresą. Ir aš kurį laiką buvau kalbinėjamas, jokių būdų nedaryti to ir nesirinkti psichiatrijos, nes tai yra paskutinis, ką gali žmogus baigęs mediciną pasirinkti. Tikrai psichiatrijos prestižas tuo metu buvo žemas. Aš baigiau 94 metais Vilniaus universitetą, bet aš nenusivyliau šito pasirinkimu, nes tai iš tikrųjų labai yra įdomi, besivystanti jauna, santykinai jauna specialybė ir joje labai svarbus yra tokie įvairiapusiški iššūkiai ir manau, kad supratimas žmogaus, sergančio žmogaus arba kenčiančio žmogaus, jis iš tikrųjų yra toksai visapusiškas, ne taip kaip kitose medicinos srityse, kur žmonės taiso daugiau aparatus galbūt ar žmonės žiūri kaip į sugedusius kažkokius daiktus. Tai stresas psichiatrijoje iš tiesų yra labai didelis. Iš pradžių aš nesupratau, kai mano kaimynas pagyvenęs žmogus sužinojęs apie tą mano pasirinkimą, jisai sakė, aš užjaučiu tave, kad tu pasirinkai tokią sunkią specialybę, čia labai sunkiai specialybė. Aš iš pradžių galvojau, tai, kodėl jis čia taip sako, gal jis tiesiog turi tam tikrą tokią išankstinę neigiamą nuostatą tos specialybės atžvilgiu. Po to aš pats supratau, kad tikrai tie pirmi 5 metai tai buvo tikrai tokie kupini labai didelio streso, tuo labiau, kad mes baigėme 94 metais, tuomet atlyginimai gydytojų labai buvo maži, jaunų gydytojų atlyginimai totaliai buvo maži, mes gyvename arti skurdo ribos ir reikėjo išlaikyti ir šeimą, ir vaikų atsiradimą šeimoje, tai buvo iš tikrųjų labai sudėtingas laikotarpis ir vienu momentu mes tikrai galvojame migruoti su žmona į vakarus ir turėjom keletą galimybių Šveicarijoje dirbti, bet nusprendė likti čia ir nesigailim dabar, kadangi pavyko tą stresą įveikti, tai yra, pirmiausia, tai yra supervizijos, asmeninės supervizijos su specialistu, kuris labai aiškiai supranta tave ir palaiko, gali duoti kritinės pastabas, kažkokias gal teisingas, bet labai svarbu tokios turėti tą žmogų, su kuriuo galima pasitarti. Taip pat labai svarbus yra tai, kad aplinkui, kur dirbi, yra taip pat suprantantys žmonės ir palaikantys žmonės ir skatinantys tobulėti žmonės. Tai yra svarbu. Kita streso rūšis tai yra nuo žmonių, kurie vadovauja ir kurie nesupranta, ką reikia daryti su pacientais arba kokie reikalingos pagalbos priemonės artimiesiems. Tai mūsų vadovaujantis personalas tai yra iš tiesų yra problema.
visose sveikatos įstaigose ir tai yra, galim sakyti, tokia papildomo streso šaltinis, su kuriuo aš dorotis iki šiol nemoku. Čia tiesiog reikia matyti kažkokių kitų galbūt įgūdžių. Na ir tiesiog tie streso šaltiniai kiekvieną dieną jie vis kitokie yra. Pacientų situacijos keičiasi. Kažkoks, kaip labai gražiai Vaiva pasakojo, kažkokie iššūkiai yra nauji santykiuose tarp paciento ir personalo arba tam tikras paciento elgesys. Tai tiesiog tariamės su visų personalu, su slaugytojais, su socialiniais darbuotojais, su psichologais, kaip tuos iššūkius įveikti ir tokiu būdu tą stresą irgi iš dalies padeda tai suvaldyti. Asmeniniam santykiui su kitais žmonėm tai turi tikrai įtakos, nes vakarėliuose jūs patys žinote, kad nedaug dieve, jeigu vakarėlės, staiga aplinkui žmonės sužino, kad tu esi psichologas arba psichiatras. Tai tada tavo vakarėlis jau žlugęs, galima sakyti, nes žmonės eina į tave ir sako, žinai, aš norėčiau pasitarti tuo ir tuo klausimu. Tai nėra nieko blogesnio tikriausiai. Tai tas turi įtakos ir šeimoje turi įtakos, bet mes su žmona gerai, kad esame tos pačios specialybės. Mano žmona irgi psichiatrė, jinai dirba poliklinikoje, tai aš įsivaizduoju, koks jos yra tas kitoks stresas ir viens kitam padedame tiesiog tą įveikti. Ir šeimoje irgi turime daug įvairių veiklų, kuri padeda mums tą stresą nuimti, kaip ir kiti gydytojai domimės žemės ūkio ir sodininkystę ir augalininkystę, nes tai leidžia sumažinti tą stresą. Daug keliaujame, sportuojame su vaikais, taip pat įvairių įdomių veiklų prisigalvojame, tai čia tiesiog tas toks labai svarbus yra streso nuimimo būdas. Kodėl apie tai reikia kalbėti, tai labai svarbus tas yra jūsų klausimas, kadangi bent jau tarp mano kolegų yra labai nemažai žmonių, kurie piktnaudžiauja. Piktnaudžiauja alkoholiu, arba vaistais, arba ir tuo. Dalis žmonių rūko, priklausomi irgi yra. Tai iš tiesų yra labai nesveikos tos veiklos. Ir mes nebuvom mokinti, kaip dorotis su šituo stresu. Tai dėl to, manau, kad labai reikia tęsti tą švietimą tarp mūsų specialybių, apie streso įveikį. Čia labai dar gerai profesorius priminė, tai aš tik dar pridėsiu, kad iš tikrųjų psichologams netgi toks yra nerašytas, bet reikalavimas, kad turėti savo supervizorių ir nebūtinai tai tuos pirmus 2 metus, bet apskritai turėti savo supervizorių ir savo asmeninę terapiją. Nes čia irgi yra toksai, sako, kiekvienas psichologas turi turėti po 2 savo psichologus. Vieną asmeninę terapiją, kitą superviziją. Tai čia irgi labai gerą dalyką priminti. Iš tikrųjų labai daug šiandien kalbame apie psichikos ligas ir apskritai apie sutrikimus. Ir besiklausant jūsų, man kažkaip mintyse brendo tokia idėja, o tai kas kalba apie psichikos sveikatą apskritai ir kas tai yra. Tai mano viena klausimo dalis būtų, kaip jūs suprantate, kas yra ta psichikos sveikata, koks turėtų būti žmogus, kad būtų galima sakyti, kad jis yra sveikas. O kita mano klausimo dalis tai būtų, kas turėtų nešti šitą žinią visuomeniai, kadangi mano manymu įvairiausios stigmos, tiek diskriminaciniai įstatymai, apskritai ruošiant specialistus, tam tikrų kursų trūkumas, kaip susitvarkyti su tokiais profesijos, sakykime, stresinės situacijos, sunkumais, labai atspindi, kad mūsų visuomenėje dar labai trūksta to sąmoningumo apskritai, kad psichikos sveikata yra vienas dalykas labai svarbus mūsų gyvenimo komponentas ir to reikia irgi taip pat rūpintis, kaip mes, tarkim, esame pratinti rūpinti savo kūnų, kad tai būtų taip elementaru, kaip išsivalyti dantis, pavyzdžiui. Toks mano klausimas. Taip pat, jeigu pas psichologą arba psichiatrą, taip pat reguliariai reikia pas kokį dantistą, pavyzdžiui, tai čia būtų iš viso tobulai jų sąmonėje, tai būtų. Aš pasinaudosiu psichologų privilegiją neturėti jokių konkrečių atsakymų ir apibrėžimų, bet kaip aš suprantu, būtent kaip psichologija, apie tai, kad psichikos sveikata, tai kadangi nereikia diagnozuoti ir aš tuo džiaugiuosi, tai psichikos sveikata apibrėžiu daugiau per tai, kad kalbant ir su klientu,
kad kiekvienas turim savo niuansų, kiekvienas turim savo sunkumų ir esminis yra klausimas tai, ar tai tau trukdo gyventi. Tau ir tavo artimiesiem, ar tai trukdo gyventi. Ir jeigu trukdo, tai jau nebesveikata vadinasi, ar ne? Jeigu dar netrukdo, nei tau, nei tavo artimiesiem, tu gali su to gyventi, žinodamas apie tai, ypač žinodamas, tai vadinasi, tai psichikos sveikata yra pakankamai gera. Čia taip pat turbūt kaip ir su kūnu įvairiais tokiais negalavimais, ar ne? Tai yra tam tikras slengstis ar lygis, kada mes nusprendžiame, kad jo, čia gal neverta kentėti, reikia pas gydytoją. Bet su kai kuriais tokiais paskaudenimais visi gyvenam vis tiek, ar ne? Tai čia kažkas gal to analogija. Labiau žiūriu, būtent ar tai ateina žmogus, klientas, pavyzdžiui, kalba apie savo gyvenimą ir ateina kartais su labai nekonkrečiais klausimais, ne su kažkokiais tokiais, kad kokias nerimas ar koks nors kitas problema, kokia nors specifinė, bet kartais tikrai ateina ir sako, aš nesuprantu, kas su manimi yra, man kažkaip čia gal nelabai gerai, gal tai kažkokios prasmės klausimai, gal dar kas nors, ir neturiu konkretaus klausimų. Todėl dažniausiai taip ir būna, kad pirmas klausimas toks, tai ar tu trukdo gyvenimą, ir jeigu netrukdo, tai ir tu nori apie tai kalbėti, jeigu nori, tai apie ką, kad tu nori, kad toks išsikonkretinimas. O kas tą žinią turėtų nešti, tai manau, kad taip, psichologai, psichiatrai, tokie įvairūs renginiai per studentus, nes tie žmonės yra jauni, kurie ateina ir toliau dirbti šitą sritį kaip darbuotis, bet manau, kad tai ir plačiau turėtų būti įtraukiama, turėtų tai kalbėti lygiai taip pat pačiai, kaip šnekama apskritai apie sveikatą, apie fizinę sveikatą. Tada psichikos sveikata yra toks stigmatizuojamas reikalas, kad tarsi mes daugiau šnekam apie fizinę sveikatą ir ligas, bet apie psichikos tai tik apie ligas. Apie sveikatą kažkaip taip, čia savaime suprantamas reikalas. Tai tikrai reikėtų daugiau kalbėti apie tai ir net nenorėčiau kažkaip čia konkrečiai vardinti būtent, kas čia turėtų tą daryti, nes mano galva čia visiškai visuomenės reikalas, visos visuomenės reikalas, ne tik tam, pavyzdžiui, psichiatrų ir psichologų, kad mes čia sakytume, kad čia mūsų su profesoriumi reikalas rašys viską, bet visos visuomenės, kiekvieno žmogaus. Ir jeigu, pavyzdžiui, būdami nei psichologai, nei psichiatrai, tarkime, kažkas ant šalia jūsų sako, aš čia jau kokį mėnesį jaučiuos toks prislėgtas, tai būtų visiškai normalus klausimas, ar tu buvai pas psichologą, pas psichiatrą, nes jeigu taip ilgai tęsės, tai kuo tu kankinies, ar ne? Ar tu kentėtum, jeigu tau dantį maustų visą mėnesį, turbūt nekentėtum. Tai daugiau apie tokį visuomenės kažkokį supratimą, bet profesorius gal pasakys. Labai ačiū šitą klausimą, kadangi čia tikrai yra tas diskursas, kur mažai Lietuvoje yra tyrimų daroma. Sveikatos samprata ir tai, kas yra sveikas žmogus ir kur ta riba yra, arba kaip rūpinti savo psichinę sveikatą, tai vakaruose jau keletą dešimtmečių yra daug įvairių mokyklų, įvairių požiūrių ir labai svarbus yra tokie, galim sakyti, keli tokie rekomendaciniai punktai, kuriuos Pasaulio sveikatos organizacija akcentuoja. Vienas yra tai, kad psichikos sveikata yra neatskiriama nuo fizinės sveikatos. Ir tai yra labai susiję su fizinė sveikata. Ir negalime kalbėti tada apie sveiką žmogų, jeigu kalbam tik apie fizinę sveikatą. Turi būti visada visose politikose, visose sprendimuose, įstatymuose, taip pat turi būti numatoma poveikis psichiniai sveikatai. Dėl higienos principų, dėl psichinės higienos principų mūsų šalyse, postkomunistinėse šalyse dėl psichologijos, dėl psichiatrijos, galim taip sakyti, neišsivystymo arba politinių sprendimų, kurie buvo sustabdę raidą šitų mokslo sričių, tai mes atsiliekam labai stipriai. Ir dėl to ir visuomenės žinių lygis, psichologinių žinių lygis ir tai, ką daryti arba kokie yra rodikliai sveiko bendravimo arba kokie yra rodikliai geros psichinės sveikatos, kaip pavyzdžiui kūrybiškumas arba fantazija vaikams, pavyzdžiui, kad tėvai turėtų kaip tik lavinti vaiko fantaziją ir kūrybiškumą, mokėti bendrauti ir mokinti vaiką būti su kitais vaikais, ypač su galbūt
neįgaliais vaikais, pamatyti kitą pasaulį. Tai iš tiesų, tokios vertybinės nuostatos jos ir kūrė sampratą apie tai, kas yra psichikos sveikata. Ir tų dabar požiūrių Lietuvoje ateina iš vakarų ir man atrodo, kad ir švietimo sistemoje vyksta pokyčiai tam tikri, tačiau čia daugiausia nevyriausybinės organizacijos dirba ir švietimo sistema iki šiol taip truputį išlieka rigidiška. Pavyzdžiui, Suomijoje studentų psichinės sveikatos klausimams yra skiriamas didžiulis dėmesys. Ir pirmakursiai, antrakursiai tai yra tie kursai, kuomet patiriamas stresas yra pats didžiausias, tikimybė iškristi iš edukacinės sistemos ir vėliau tapti pacientų, psichiatrų arba psichologų yra didesnė. Tai būtent pirmakursiam, antrakursiam organizuojamos specialios paskaitos arba konsultaciniai užsiėmimai, kurie gali sužinoti, gauti daug informacijos, įvairios įvertinimo formos yra naudojamos. Tai įdiegus tokias vadinamas švietimo ir prevencinės priemonės, daug psichikos sutrikimų buvo netgi sustabdytas vystymasis ir žmonės žymiai geriau galėjo suprasti savo karjerą, savo asmeninės galbūt problemas, kurios gali sąlygoti psichikos nesveiką. Tai čia tokių pavyzdžių iš kitų Skandinavijos valstybių yra nemažai. Ir jaunų žmonių psichikos sveikatos išsaugojime ar prevencinėse programose mes tikrai labai atsiliekame. Kalbant apie kitus amžiaus tarpsnius, tai yra didžiulė problema su vyresnio amžiaus žmonėmis, nes senstant blogėja kognityvinės funkcijos ir dėl to dar ir sveikatos blogėjimas, fizinės sveikatos blogėjimas priveda prie to, kad tai yra ženkliai didesnės rizikos grupė, su kuria vėlgi turėtų būti atskiri būdai, kaip dirbama yra ir kaip psichikos sveikata vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių tarpe yra palaikoma, kaip yra palaikoma atmintis, kaip lavinama jų atmintis, palaikoma jų gebėjimai, kognityvinės funkcijos, orientacija, kad jie kuo ilgiau išliktų visuomenės nariais, kad nebūtų vieniši, kad nebūtų palikti be jokios priežiūros. Turbūt paskutiniam klausimui porą minučių. Labą dieną. Norėčiau paklausti šiokio galbūt keisto klausimo, bet kokia jūsų manymu yra didžiausia psichologų ir psichiatrų daroma klaida? Bet prieš atsakant, aš tiesiog norėčiau pasidalinti savo požiūrį į jų daromas psichologų ir psichiatrų klaidas. Aš asmeniškai manyčiau, kad didžioji dalis tiek psichiatrų, tiek psichologų dirba pakankamai monotoniškai pagal nustatytą sistemą ar tvarką. Visur bus atliekami tie patys testai, užduodami tie patys klausimai. Ir žmogus nuėjęs pas vieną psichologą, bandys ieškoti laimės atsakymų kitur, bet jis jo nesuras, nes problema, jeigu nebuvo išspręsta iš pirmo karto, ji nebus išspręsta ir iš antro karto, nes visur kartojasi tie patys dalykai, tie patys klausimai. Dar vienas dalykas, kurio tiek psichologai, tiek psichiatrai nedažnai daro, tai neanalizuoja pačio žmogaus kaip asmenybės. Ne visą laiką jie stengiasi suprasti, jie dažniau interpretuoja pagal tam tikrą prizmę arba pagal tam tikrą nusistatymą. Kad ir kalbant apie savižalojimą, kažką tokio, dažniausiai visi galvoja, kad čia žmogus tai daro iš depresijos, iš kažkas tai lemia. Bet aš asmeniškai turėjau tokią pacientą ir jinai tai darė ne dėl to, kad jai ten patinka, bet ji nori iš to sulaukti dėmesio. Ir tai darė, nes aš nežinau, dėl ko tai darė, bet aš analizavau tą dalyką, domėjausi tuo ir sužinojau, kad toks dalykas kaip savižalojimas iš tikrųjų sumažina stresą ir nerimą, būtent spaudimą ir kažkas tokio. Ir būtent
daugelis psichologų nesugeba surasti kontakto, surasti to priėjimo prie žmogaus ir kartuojas tas užburtas ratas, kur veikia ta pati sistema, bet nesurandami atsakymai. Ačiū už klausimą. Tai ką sakote tokį psichologų klaidas daromas ar nelankstumo tam tikrą. Čia, manau, labai yra kontakto, pavyzdžiui, nemezgimas, taip labai platus apskritai klausimas, nuskambėjo. Labai priklauso, aišku, nuo psichologo, nuo to, kaip jis geba prieiti, bet reikia nepamiršti ir to, kad psichologas yra pats žmogus ir žmogiškai ne su visais įmanoma užmegzti kontaktą. Aš kad psichologas turėtų būti toks pakankamai sąmoningas, jeigu mato, kad su klientu kontaktas, terapinis kontaktas nesimezga, tai būtų pakankamai drąsus tą ir pasakyti. Ir pasakyti klientui, kad, žiūrėk, matau, štai neveikia, aš tau negalėsiu būti efektyvus psichologas, aš tave nukreipsiu, galiu tau rekomenduoti ar ne, pamastykime apie tai, pagalvokime, kur tu galėtum gauti geresnę pagalbą. Tai viena iš klaidų, turbūt galima taip sakyti, ne, yra ta, kad psichologas kartais nepabūna pakankamai drąsus ir nepripažįsta, kad sunku tai yra pripažinti ar ne, kad nesu šitam pacientui, šitam klientui pakankamai efektyvus ir galiu nukreipti kažkur kitur. Vienas iš dalykų. Kitas iš dalykų, nesinorėtume sutikti iš tikrųjų su tuo, kad psichologai yra labai dirbantis pagal kažkokius algoritmus ar kažkokius tai griežtus nusistatymus, nelankstus, nekūrybiški šią prasme. Nes kiek aš turiu kolegų ir savo pačios darbe, tas kūrybiškumas darbe iš tikrųjų yra vienas esminių dalykų. Nes tu nuolat galvoji apie žmogų kaip apie atskirą žmogų, net tą pastovetina ne depresija, pastovetina žmogus, kuriam šiuo metu yra liūdna, kuris neišlipa iš lovos, kuriam sunku užmigti arba atsikelti ir taip toliau. Ir čia yra tik tai paviršius, o kiek dar visko yra, kiek yra jo asmeninių dalykų, asmeninių sunkumų, arba tas pats savęs pavyzdžiui. Tai, mano galva, psichologas visą laiką, aš pati stengiuosi taip dirbti ir psichologo, mano galva, darbas toks ir yra, kad nepritaikyti kažkokias žinias, kurias tu turi, bet pabūt tokio neeksperto, nežinančio pozicijai. Ateina žmogus ir jisai tau pasakoja, tu negali sakyti, kad aš suprantu, kas čia tau yra, tu jas tau sudėliosiu lentynėlės ar neveik namo. Bet taip pat reikėtų čia per daug ir neskubėti. Sako, psichologas duoda tos pačius klausimus. Taip, pirminiai klausimai visą laiką yra tie patys. Su kuo atėjai, kas tau skauda, kas tau blogai. Ir jeigu aš ateinu vieną konsultaciją, gaunu tokius klausimus, daugiau pas tą psichologą neinu, pas kitą psichologą, jisai žinoma, tos pačius klausimus išduos, ar ne? Tai gal kartais būtų galima savo specialistam duoti tokio daugiau laiko, ne? Kad tokio natūralaus savo paties asmeninio reagavimo. Tai tas nelankstumas ir nekūrybiškumas, jisai gali būti vienas iš tokių problemų, ką psichologas galbūt taip yra tokia klaida, kad nepakankamai lankščiai reaguoja, bet kiek aš turiu kolegų ir intervizijų grupės ir supervizuojuosi ir šiaip kolegų, su kuriais bendraujam, visi jie visą laiką ieško kūrybinių sprendimų. Tai ar taip sutampa, kad aš esu tiesiog tokia puikia psichologų terpė ir nematau, kas yra aplink, arba iš tiesų psichologai stengiasi būti pamažiau rigidiški. Bet jis įsąmoninti savo paties tokius trūkumus ir kompetencijos ribas yra labai svarbus momentas iš tikrųjų. Ir gal ir psichiatrijos. Reikėtų tikriausiai apie psichiatrus, jų klaidas, kad atsivertume. Tai psichiatrai turi daug kalčių ir manau, kad psichiatrų kaltė visų pirma siejasi su tuo, kad, kaip jau kalbėjome, kad nėra tokio labai aiškaus galbūt psichikos sutrikimų etiologinio ar patogenezinio modelio, bet jisai vystosi ir genetikos mokslas galbūt prie to mums padės prieiti. Bet kol kas tai psichiatrų pagrindinė kaltė yra ta, kad ir klaida yra ta, kad tam tikriems simptomams yra ieškoma tam tikrų medikamentų. Ir kartais tai visiškai netitinka to susirgimo. Ir dėl to psichiatrai kartais lyginami su plaktuku, kuris kala tiesiog vynį. Ir tas pacientas kaip vynys yra. Ir kadangi mes turim tik vieną instrumentą, tą plaktuką, tai dabar visi žmonės yra kaip vynys. Realybė yra žymiai sudėtingesnė ir dėl to akivaizdu, kad iš klinikinių tyrimų ir
mokslinių studijų yra aiškios tokios išvados, kad jeigu simptomai nėra sunkus, jeigu simptomai, pavyzdžiui, depresijos ar nerimo simptomai, jie nepasireiškia iki tam tikro lygio, kurį mes turėtume matuoti. Šitoje vietoje aš su jumis nesutinku, aš manau, kad Lietuvoje gan mažai yra įdiegta įvairių metodikų matavimo. Ir kuo skiriamės mes, pavyzdžiui, Lietuvos psichiatrai nuo Norvegijos psichiatrų, tai skiriamės tik tai tuo, kad mes neturime metodikų. Iš esmės mes viską darom lygiai taip pat kaip ir vakaruose. Bet mes turim per mažai metodikų, rezidentūros metu mokom per mažai įdiegti įvairių matavimo instrumentų, vertinimo instrumentų, rizikos vertinimo ar kitokių. Tai pagrindinė klaida yra tai, kad skiriamas yra gydymas lengviems ir vidutinio sunkumo sutrikimams, kurie ir taip galėtų patys galbūt praeiti arba taikant kitus metodus. O sunkiems sutrikimams, kartais ir vidutinio sunkumo sutrikimams, tas gydymas vaistais jis yra reikalingas ir jisai būtinas yra. Tai čia galbūt ir informacinių firmų įtaka yra, kad tos skatinamas yra daugiau vaistų išrašymas. Kita klaida yra tai, kad gydymo trukmė yra galbūt neaiški. Psichiatrai remiasi hipotezę, kad daugumą psichikos elgesio sutrikimų reikia gydyti ilgą laiką, gal net visą žmogaus gyvenimą. Tai čia šita prielaida yra klaidinga ir tik tai dalį žmonių reikia gydyti visą gyvenimą. O didžioji dauguma žmonių jie kažkada pasveiksta ir jų nereikia gydyti visą gyvenimą. Juos reikia prižiūrėti, jiems reikia padėti, galbūt stiprinti jų gebėjimus ir keisti jų gyvenimo būdą, nes dažnai pacientų gyvenimo būdas yra labai žalingas. Jie labai taip pat daug rūko, mažai juda, visiškai neužsiema jokia sportinė veikla, mažai labai bendrauja. Tai padėjus jiems sutvarkyti tokius gyvenimo būdo, gyvensenos sąlygas ir įpročius, išmokinus juos, to galima netgi pasiekti efektų ir psichikos sveikatos stiprinimą. Tai galbūt tokios pagrindinės mūsų profesinės yra bėdos. Tai jau mūsų laikas labai pasibaigė ir noriu labai padėkoti, žinau, visiems susirinkusiems. Vis dėlto gal padėkoti specialistams už tai, kad atvyko šeštadienio popietę.